ženklai yra mylimi, kurie yra mažiau mylimi. Ir pasižiūrėsim į šitą temą iš trijų pusių. Pirmiausiai, tai Daiva Tonkūnienė, kuri yra reklamos agentūros DDB Vilnius direktorė, pristatys tyrimą, kuris yra daromas DDB Brand Capital Baltijos šalyse, būtent apie prekės ženklo atributus, savybės, kurios lemia, ar prekės ženklas yra mėgstamas ar mažiau mėgstamas. Po to Aidas Petrošius mums pristatys būtent Lietuvos žiniasklaidos, kaip Lietuvos žiniasklaidai. Ir imtis yra 850 žiniasklaidos kanalų. Kaip ten atrodo prekės ženklai ir, tarp kitko, kokia yra koreliacija tarp tų prekės ženklų, kurie yra būtent DDB Brand Capital tyrime. Ir Kristina Vilkienė, kur yra valstybinio patentų biuro pramoninės nuosavybės informacijos skyriaus vedėja, mums pasakys, o kas teisiškai ar ne yra stiprus, kas yra silpnas prekės ženklas. Tai turėsim iš tikrųjų tokius 3 skirtingus kampus ir aš atsiprašau, kad aš nepaminėjau, toks jausmas, kad rinka visai žino, kas yra Aidas, ir Aidas yra Mediaskopo žiniasklaidos analitikos kompanijos Mediaskopas plėtros direktorius. Tai ir pradėsim būtent nuo Daivos, nuo jų DDB Brand Capital tyrimų Baltijos šalyse, apie tai, kokios savybės, kokie atributai yra svarbus, kad brandai, prekės ženklai, atsiprašau, lietuviškai būtų mėgstami, būtų labiau mylimi negu kiti. Tai Daiva, kaip sakant, lietuviškai šnekant, grindys yra jūsų. Tai ačiū Artūrai, tai tikriausiai aš dabar turėčiau pasidalinti savo ekranu. Taip. Lukterkit minutę, kol aš tai padarysiu. Ar matote, pasitikslinu? Matote? Taip, viskas. Ar girdite? Irgi girdite? Taip. Gerai, tai tada pradėsiu ir šiandienos mano pranešimo tema, kokie prekės ženklai patinka Lietuvoje. Bet prieš pradėdama kalbėti, aš nesusilaikau ir norėčiau įnešti šiek tiek erezijos ir užduoti štai tokį klausimą. O kodėl prekės ženklai turėtų patikti? Juk mes prekės ženklus kūrėme ir vystome ne tam, kad jie patiktų, o tam, kad juos pirktų ar jie teiktų kažkokią kitokią naudą. Tai kodėl dabar mes kalbame apie tą patikimą? Kokia iš jo nauda? Kita vertus, tam, kad mes nusipirktumėm kažką, tai nebūtinai mums reikia, kad tas prekės ženklas patiktų. Mes perkame daugybę prekės ženklų, net nesusimastydami apie tai, ar jis mums patinka ar nepatinka. Tarkime, pavyzdžiui, aš savo namuose net nežinau, kokios lemputės, kokio prekės ženklo lemputės yra įsuktos mano šviestuvose, bet tai man visiškai netrukdo pasikeisti tas lemputės, nusipirkti tas lemputės, kada man jų reikia. Tai kokia nauda iš patikimo ir kodėl iš viso apie jį verta kalbėti? Iš tikrųjų, mes darome tokią prielaidą, kad tai, kas mums patinka, mes to norime. O jeigu norime, tai turint aibę kitų alternatyvų, kurioms mes esame abejingi, galbūt pirksime dažniau tuos dalykus ar paslaugas ar produktus, kurie mums patinka. Taigi, patikti reiškia didesnę tikimybę pirkti dažniau. Tai jeigu jūsų prekės ženklas patinka, galbūt vartotojai jį pirks dažniau. Kitas geras dalykas susijęs su patikimu ir norėjimu yra tas, kad jeigu aš kažko labai noriu, gali būti, kad už tą labai savo norą aš sutiksiu mokėti brangiau. Tai yra tokie 2 akivaizdus privalumai, su kuo galima būtų sieti prekės ženklo patikimą. Tai pirkti dažniau, ką kitais į kitą ar prekės ženklų kalbą išvertus galima laikyti lojalumu, ir pirkti brangiau, ką galime laikyti gebėjimu gauti aukštesnę kainą už savo prekes ir paslaugas. Čia dar aš nenorėčiau savo įžangos ir erezijų baigti ir dar kitą norėčiau užduoti klausimą, tai kasgi turėtų patikti? Ką mes laikome prekės ženklų? Kaip suprantame tą prekės ženklą? Ar mes klausėme, ar jums patinka pavadinimas, ar jums patinka logotipas, ar jums patinka komunikacija? Iš tikrųjų,
Šioje prezentacijoje apie prekės ženklą aš kalbėsiu platesnė prasme ir platesniam kontekste. Prekės ženklą laikydama ne tik tai, kaip jis atrodo, ar kaip jisai kalba, ne tik tai apie pavadinimą, ne tik tai apie logotipą ir ne tik tai apie komunikaciją, bet platesnė prasme, kalbėdama apie prekės ženklą, aš turėsiu omeny, kad tai yra viskas, ką prekės ženklas daro, kaip jis atrodo ir ką jisai kalba. Tai jeigu aš užduočiau jums klausimą, pavyzdžiui, tokį, ar jums patinka McDonald's prekės ženklas, jums tikriausiai pirmas dalykas, kuris ateitų į galvą, ar pirmas ar antras, bet ateitų į galvą, jūs pagalvotumėte, ar man patinka maistas, kuris yra McDonald's restoranuose, pagalvotumėte apie aplinką, kada paskutinį kartą ten buvote, ar gerai jautėtės, kokius žmonės sutikote ir tikriausiai tik pačioje pabaigoje užduotumėte savo klausimą, ar patinka man jų reklama, logotipas, pavadinimas ir kiti panašus dalykai. Taigi, išsiaiškinom, kad patikimas yra svarbu, išsiaiškinom, kas tas prekės ženklas yra, dabar pakalbėkime apie tai, kokie prekės ženklai patinka Lietuvos žmonėms. Ir Artūras jau užbėgo man už akių, pasakė, kad aš remsiuos tyrimų, kurį mūsų agentūra atlieka jau eilę metų, Brand Capital. Tas tyrimas vadinasi, norėčiau dar keletą žodžių apie patį tyrimą pasakyti. Tai tyrimas atliekamas nuo 2012 metų, Pabaltijos šalyse tyrimas yra reprezentatyvus, jame dalyvauja apie 1000, paprastai 15-74 metų respondentų, jis paprastai atliekamas vasarą ir į tyriamų prekės ženklų sąrašą mes paprastai įtraukiame iki 300 prekės ženklų, priklausančių beveik 100 kategorijų. Tai į šį tyrimą patenka patys įvairiausi prekės ženklai nuo alaus, avialinijų, politinių partijų, automobilių ir taip toliau. Tyrime mes prašome respondentų pasakyti savo nuomonę apie kiekvieną iš tyriamų prekės ženklų. O konkrečiai tai mes jų prašome pasakyti, ar jie pirktų tą prekės ženklą, ar jie nepirktų to prekės ženklo, o galbūt tikrai pirktų tą prekės ženklą ir šį prekės ženklą laiko vienu iš jų mėgstamiausių. Taigi, priklausomai nuo atsakymo į šį klausimą, respondentų, kurie sakytų, kad taip šitas prekės ženklas yra mano mėgstamas, mes galime sudaryti mėgstamiausių prekės ženklų sąrašą. Papildomai dar kiekvieną prekės ženklą mes prašome įvertinti pagal tokias pagrindinės prekės ženklo vertinimo savybes: kokybę, vertę už pinigus, unikalumą, draugiškumą gamtai ir socialinę atsakomybę. Taigi, kaip atrodo mėgstamiausių prekės ženklų 20-ukas Lietuvoje? Galima tą 20-uką ir plėsti, bet tiesiog jisai tilpo į sąrašą. Ir į puslapį vieną, tai užtenka 20 prekės ženklų. Tai pirmose pozicijose mes turime Swedbank, Maxima, Lidl, Telia, Tele2 ir taip toliau. Ar šis sąrašas keičiasi metai iš metų? Iš tikrųjų galiu, nežinau, kažką ir nudžiuginti, o galbūt kažką tai ir nuliūdinti, pasakydama, kad nėra labai didelių dramatiškų pokyčių, metai iš metų taip jisai keičiasi, bet pavyzdžiui, Swedbank, aš matyt atsimenu jį nuo 2006 metų, jisai yra tame sąraše. Tai ką iš tikrųjų galime pasakyti, žvelgdami į šį sąrašą, net nepereidami prie atskirų savybių nagrinėjimo. Tai galime pamatyti, kad šiame sąraše išsidėstė dideli ir lyderiaujantis prekės ženklai, kad žmonėms patinka dideli, sėkmingi ir populiarūs prekės ženklais, kitais žodžiais tariant. Ir čia klausytojas, kuris pasižymi kritiniu mąstymu, tikriausiai mane turėtų pričiupti ir paklausti, ar aš nemaišau priežasties su pasekme. Ar tie prekės ženklai, kurie yra dideli, sėkmingi ir populiarūs, yra dėl to ir patinka, ar jie
patinka, dėl to yra ir dideli, sėkmingi ir populiarūs. Tai aš čia sakysiu, kad čia yra ir taip, ir taip. Tai jie dideli dėl to, kad patinka, ir jie patinka, dėl to jie dideli. Pavyzdžiui, pasižiūrėjus į vieną iš Brand Capital tyrimo klausimų, kokius prekės ženklus jūs mieliau rinktumėtės, iš tikrųjų beveik pusė pasako, kad jie rinktųsi tuos prekės ženklus, kurie yra lyderiai. Tai lyderiams tai yra labai gerai, nelyderiams truputėlį liūdniau. Ir iš tikrųjų čia tokiais atsakymais nereikėtų stebėtis, nes prekės ženklo dydis labai glaudžiai siejasi su jo patikimumu. Mums patinka dideli prekės ženklai todėl, kad juos vartoja didelis skaičius žmonių, o jeigu juos vartoja didelis skaičius žmonių, jie galbūt turi daug kolektyvinės išminties ir nedaro klaidų, tai mes irgi per daug nesusimąstydami galime vartoti tuos, kuriems simpatijas atitavė didžioji masė žmonių. Kita vertus, prekės ženklo dydis kalba ir apie jo sėkmę. Ir čia labai daug iš tikrųjų paralelių galime išvesti mūsų santykiuose su prekės ženklais ir mūsų santykiuose žmonių su žmonėmis. Tai kaip ir mums patinka turėti sėkmingų draugų, aukštas pozicijas užimančių, pasigirti, kad mes draugavome su įžymybėmis, iš tikrųjų mums lygiai taip pat patinka tie, kurie yra garsūs ir įžymus prekės ženklų pasaulyje. Dar vienas dalykas, kurį galima pastebėti, ir irgi galbūt išplaukiantis iš tokio žmonių nepastovumo ir naujovių noro, tai, kad žmonės mėgsta naujus prekės ženklus, žmonės mėgsta naujoves. Jiems iš tikrųjų patinka pirkti naujus ir įvairius daiktus. Tai jeigu sakome, kad rutina sugraužia žmonių santykius, tai tą patį galima pasakyti ir apie prekės ženklus. Tie prekės ženklai, kurie neatsinaujina, tie truputėlį ritasi žemyn. Ir atvirkščiai, tie prekės ženklai, kurie ateina, tie kyla į viršų. Tai netgi lyginant, tarkime, komunikacijos kampanijas pagal jų efektyvumą yra pastebėta, kad tos kampanijos, kurios pristato naujas kategorijas ar naujus prekės ženklus, jos gali surinkti maždaug 2 didesnius efektyvumo rodiklius. Dabar grįžtant prie Brand Capital tyrimo, pabandysiu iliustruoti šį teiginį, kad žmonėms patinka šviežienos ir naujienos, palygindama rinkos senbuvį banką Luminor su Revolutu. Tai iš tikrųjų jų patikimo rodikliai pagal šių metų tyrimą yra labai panašus. Apie 7% Lietuvos gyventojų sako, kad Luminor jų yra vienas iš mėgstamiausių ženklų ir apie 7% sako, kad jų mėgstamiausias prekės ženklas yra Revolut. Tuo tarpu visiškai jų situacija yra nepalyginama. Luminor turi arti 20 bankų skyrių, istoriją, investicijas į komunikaciją, gerokai platesnį paslaugų portfelį, tuo tarpu Revolut yra naujas prekės ženklas. Eikime toliau. Tai dar vieną galime pasakyti, kad iš tikrųjų šalia didelių ir sėkmingų ir populiarių prekės ženklų patinka tie, kurie atsinaujina. Dar vienas dalykas, kurį norėtųsi paminėti, perinant jau prie konkrečių savybių nagrinėjimo, tai, kad iš tikrųjų patinka tam tikrų kategorijų prekės ženklai. Ir jeigu jūs atsimenate prekės ženklų sąrašą mėgstamiausių ar labiausiai patinkančių Lietuvoje, jūs ten tikrai nepastebėjote tokių prekės ženklų iš tokių kategorijų kaip alkoholis, greitieji kreditai, politinės partijos, labai prabangus automobiliai ir taip toliau. Tai dėl specifinio šių kategorijų pobūdžio, galbūt aš čia taip pasakiau toksiškai, toksiškos kategorijos, ne visiškai galbūt būtų tikslus pavadinimas, šių prekės ženklų nerasite iškilusių aukštai topuose, nes paprastai jie turi pakankamai didelę dalį žmonių, kuriems jie nepatinka.
Tai tiek išvadų labai greitų galima padaryti pažvelgus į prekės ženklų sąrašą. Dabar pereikime prie atskirų savybių peržiūrėjimo ir įsivertinimo, kiek kiekviena iš šių savybių turi įtakos prekės ženklo patikimumui. Ir pradėkime nuo kokybės. Iš tikrųjų, tikriausiai niekas neabejotų, kad kokybė yra labai svarbus faktorius prekės ženklo patikimui. Tačiau ar patys aukščiausi kokybės rodikliai garantuoja ir pačius aukščiausius patikimo rodiklius? Kad atsakytume į šį klausimą, pasižiūrėkime, kaip pagal kokybės vertinimą atrodo labiausiai patinkančių prekės ženklų sąrašas. Tai vėl grįžtu prie mūsų Lietuvoje mėgstamiausių ir žiūrime, kaip čia atrodo kokybė. Tai matome kažkokius skaičius, pavyzdžiui, Swedbank 32%, Maxima 22%, Lidl 22% kokybės vertinimas ir taip toliau. Tai tam, kad pasakytumėm, ar čia yra gerai, ar čia blogai, mes turime turėti kažkokį atskaitos tašką. Ir visai logiška būtų tokiu atskaitos tašku turėti vidutinį kokybės vertinimą Lietuvoje. Tai kaip sudėjus visus prekės ženklus, visus tų prekės ženklų kokybės vertinimus, kokį vidurkį mes turėtume. Tai šis vidurkis Lietuvoje yra 26%, tai vidutiniškai taip yra vertinami arba tiek yra priskiriama kokybės prekės ženklams Lietuvoje. Aukščiausias vertinimas yra 56%. Ir dabar vėl prašysiu pažiūrėti į kokybės vertinimą mėgstamiausių prekės ženklų. Ir čia mes pamatysime, kad topuose, mūsų topuose labiausiai... Aš labai atsiprašau, kas surinko 56? Kas tai yra visiškai su geriausia kokybė Lietuvoje nunešantis prekės ženklas? Taip, tai su geriausia kokybė nunešantis prekės ženklas yra Džiugas, sūris, antroje vietoje yra Mercedes, trečioje Nike ir penktoje Lexus. Tai dėl šitų abejonių nekyla tikriausiai. Matau, iš 20-ko tai Rafaelo turi 46, kas yra pakankamai aukštai. Taip, Rafaelo turi 46 ir Dvaro yra pakankamai aukštai 44%, bet jeigu pasižiūrėtumėm į likusius, tai labai didelio skaičiaus prekės ženklų kokybės vertinimas iš tikrųjų sukasi apie vidurkį arba yra netgi žemiau vidurkio. Tai aš čia rodiklėmis, kad jums būtų aiškiau, kiekgi tokių yra žemiau vidurkio ar aplink vidurkio, išskyriau juos. Tai iš tikrųjų yra lygiai pusė. Kągi aš to noriu pasakyti? Tai tikrai nesupraskite manęs klaidingai, aš tikrai nenoriu nuvertinti kokybės ir sakyti, kad kokybė yra nesvarbi. Bet visgi norėčiau padaryti tokią išvadą, kad išskirtinė kokybė nebūtinai reiškia išskirtinius prekės ženklo patikimo rodiklius. Kokybės poveikis prekės ženklo patikimui, sakyčiau, yra toksai atvirkštinis. Ir tam, kad pailiustruočiau savo mintį, parodysiu štai tokį grafiką, kuris rodo, kad jeigu jūs pasišiukšlintumėte truputėlį su kokybė, tai po pirmo karto tie žmonės, kurie laikė jūs patinkančių prekės ženklų, maždaug 30% iš jų baigtų su jumis santykius. Tai žodžiu, vieno karto užtenka, kad vieno karto nekokybės pakanka, kad 30% žmonių nuo jūsų nusisuktų. Jeigu tai pasikartotų kelis kartus, tokių būtų jau 50%. Tai ką galime pasakyti, kad aukšti kokybės vertinimai nebūtinai garantuos jums labai aukštus patikimo rodiklius, bet jeigu jūs blogai elgsite su kokybė arba siūlysite prastą kokybę, žmonės tikrai jums atsuks nugarą ir jūs ten nukeliausite į labiausiai nepatinkančių prekės ženklų sąrašus. Taip, bet mes neturim Lietuvos, pavyzdžiui, ar ne, kiek kartų reikia Lietuvoje prisidaryti reikalų, kad jau nebemylėtų. Jo, čia iš tikrųjų yra ne Brand Capital šitas grafikas, aš neradau analogo, Lietuvoje mes neturime kažkokių panašių klausimų, tikriausiai rastumėm,
tokių, kaip pavyzdžiui, aš renkuosi tik tai kokybiškus, aš teikiu pirmenybę kokybei, galbūt rastumėm, bet va tokių, kad baigiu santykius, nesutikau tokių, nemačiau tokių. Ir matyti, kitas dalykas, kokybė visgi yra reliatyvus dalykas. Nuo vartotojo supratimo, kokia ta kokybė turėtų būti ar ne, irgi yra, nes čia nėra vien tik tai prekės ženklo, čia yra dvipusis toks eismas, ar ne, koks yra lūkestis, kokios kokybės aš laukiu, ar ne, nes mes vienos kokybės laukiam iš Ryanairo ir kitos mes laukiam iš Lufthansos, nors tai yra prekės ženklai teikiantis tas pačias paslaugas ir matyti, čia yra kuriamas kokybės, sakykime, tas poreikis, ko mes tikimės iš to prekės ženklo, matyti irgi labai stipriai koreliuoja su tais skaičiais. Taip, bet kuris matyti vertinimas yra santykinis, ar kokybės, ar imtumėm toliau vertės už pinigus, visą laiką mes atsispiriam ir derinam prie savo lūkesčių, nelyginant neįmanoma įvertinti. Atsakant į antrąjį klausimą, ar pavyzdžiui, vienos kokybės tikėtųsi iš Ryanairo, ar kitos kokybės tikėtųsi iš Lufthansos, matyt, vertindami Ryanairą, kokybę tikrai vertintų prasčiau Ryanairo negu tarkime Lufthansos. Tas truputėlį siejasi ir su mėgstamiausiu pagal kokybę aukščiausiai vertinamų prekės ženklų sąrašų, nes čia mes matome Mercedesą, Lexus, tai kaip turėtumėm tada tą pačią logiką taikyti, nes yra ir pigių automobilių, bet nepaisant to, tuos iškelia aukštai. Gerai, einam toliau. Tai kita savybė, apie kurią norėtųsi pakalbėti, vertė už pinigus ir kaip čia atrodo prekės ženklų sąrašas. Vidutinis vertinimas Lietuvoje vertės už pinigus yra 35%, aukščiausias vertinimas 61%. Ir jeigu pažiūrėtumėm į sąrašą, tai mes šiame sąraše rastumėm nemažai lyderių, kurie labai gerai vertinami pagal vertės už pinigus savybę. Tai lyderį mes turim Lidlą, labai gerai vertinamą Maximą, Tele2 labai gerai vertinamas, Camellia ir Nykštukas. Tokie prekės ženklai, iš tikrųjų labai daug lyderių matome mėgstamiausių prekės ženklų sąraše ir nenori, tikriausiai reikia padaryti išvadą tokią, kad lietuviams patinka prekės ženklai, kurie siūlo gerą vertę už pinigus. Ir tuo pačiu galbūt paneigti vieną iš tokių stereotipinių įsivaizdavimų, kad stiprus ir patinkantis prekės ženklai, kad stipraus ir patinkančio prekės ženklo su kaina nesukursi. Tai ta lentelė rodo, kad visai gal net ir sukursi. Eikime toliau ir pakalbėkime apie išskirtinumą. Net neabejoju, kad dauguma mano, kad stiprus prekės ženklas turi būti išskirtinis. Ir kiek išskirtiniai atrodo labiausiai patinkantis prekės ženklai Lietuvoje. Ir čia, lyginant su Lietuvos vidurkiu, kuris yra 17%, mes matom gana didelį išsibarstymą. Yra tokių, kaip pavyzdžiui, Rafaelo 41%, yra vertinamų labai gerai ir yra vertinamų tikrai labai vidutiniškai, arba tiksliau visiškai vidutiniškai. Tai tokie visiškai vidutiniškai vertinami prekės ženklai, kuriuos matome sąraše, tai yra Tele2 ir Camellia. Čia irgi galime padaryti tokią išvadą, kad išskirtinumas taip, jisai be abejo svarbus, bet jo tikriausiai nereikia pervertinti. Ir geriausia to iliustracija Tele2 prekės ženklas, kuris turi vidutiniškus kokybės ir išskirtinumo vertinimo rodiklius ir aukštus vertės už pinigus rodiklius, jeigu dar atsimenate, ką kalbėjau prieš keletą skaidrių. Ir to pakanka, kad šis prekės ženklas daug metų išsilaikytų patinkančių prekės ženklų sąraše. Šiaip dar vienas toksai įdomus momentas, kad
gerą vertę už pinigus teikiantys prekės ženklai paprastai nebūna labai gerai vertinami pagal išskirtinumo savybę. Vienintelė kokybė iš šių 5 savybių, kurias mes vertiname Brand Capital tyrime, gerai koreliuoja su išskirtinumu, kitos nelabai. Tai, žodžiu, jeigu jūs turite aukštus vertinimus socialinės atsakomybės, nebūtinai jūs turėsit aukštus išskirtinumo vertinimus. Eikime toliau ir pakalbėkime apie draugiškumą gamtai. Tai yra viena iš ypatingų aktualijų tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje, dėl to šią savybę mes įtraukėme į prekės ženklų tyrimą. Ir jei koks nors prekės ženklas keltų Lietuvoje savo klausimą, į kokias geras iniciatyvas investuoti, kokias jas remti ir kurios potencialiai galėtų atnešti didžiausią naudą, tai aš vienareikšmiškai atsakyčiau, kad tai būtų aplinkosauga. Pavyzdžiui, Brand Capital uždavus klausimą žmonių, kokius prekės ženklus jie perka, tai net 52% žmonių paminėjo, kad jie stengiasi pirkti produktus iš kompanijų, kurios rūpinasi aplinkosauga. Tuo tarpu iš bendrovių, kurios užsiema labdarą ar kurios remia kultūrinius renginius, pirktų tik tai apie 30% gyventojų. Žiūrint... Aš Daiva, bet pagal tą lietuviai matyt visiškai turėtų ignoruoti, sakykime, Grigeo kitus produktus, ar ne, bet taip nėra. Matyt, čia vėl susidurėm su ta situacija, kad vieną sakom, kaip mūsų klausia, kitas dalykas, galbūt nepastebim, kaip elgiamės. Taip, iš tikrųjų geras pastebėjimas, kuris sako, kad žmonėm ir tyrimais ne visada verta pasitikėti ir jie sako paprastai daug gražesnius dalykus, negu kad paskui atsitinka realybėje. Arba jie patys tiki, kad jie darys taip, bet padaro visiškai kitaip. Tai, žodžiu, tyrimais galima tikėti, bet absoliučiai tikėti jais negalime. Tai jeigu sako, kad 50% stengiasi pirkti iš kompanijų, kurios rūpinasi iš aplinkos apsaugą, tai klausimas, ką reiškia stengiasi ir kaip labai stengiasi, ar tik truputį stengiasi, ar visada stengiasi. Tai čia iš tikrųjų daug niuansų yra. Bet kaip, iš tikrųjų galima sakyti, kad labiau stengiasi pirkti iš tų kompanijų, kurios rūpinasi aplinkosaugą, nei iš tų, kurios rūpinasi labdarą ar remia kultūrinius renginius. Tai pereikime prie mūsų mėgstamiausių sąrašo ir pasižiūrėkim, kokius čia reikalus turim su aplinkosauga. Ir su aplinkosauga mes turime reikalus gerokai prastesnius nei su kokybė, verte už pinigus ar išskirtinumu. Vidutinis vertinimas yra gerokai žemesnis, tik tai 12%. Aukščiausias vertinimas taip pat yra labai žemas, 21%. Tai tas prekės ženklas, kuris geriausiai vertinamas pagal saugo gamtą savybę, surenka tik tai 21% balsų. Tuo tarpu, jeigu pamenate, kokie aukščiausi buvo unikalumo, vertės už pinigus ir kokybės vertinimai, tai jie buvo maždaug apie 50% ir 60%. Tai ką galime pasakyti? Galima pasakyti tai, kad tai yra tikrai labai potenciali savybė ir yra didelė niša tiems prekės ženklams, kurie pagal veiklos pobūdį galėtų prisiimti šią temą ir jinai būtų tikrai labai sėkminga. Tai prašom, jeigu turite tokių minčių, naudokitės, nes tikrai turinti gerą potencialą savybę. Kita iš gražių temų yra socialinė atsakomybė ir tai yra dar viena labai populiari tema, susijusi su tokiamis sąvokomis kaip brand purpose ir keliamais klausimais, kaip prekės ženklai galėtų prisidėti prie to, kad mūsų pasaulis taptų geresnė vieta
gyventi ir pastaruoju metu eilė didelių, garsių pasaulyje prekės ženklų pradėjo kalbėti ir liesti įvairius socialinės atsakomybės aspektus ir padarė tikrai eilę labai sėkmingų ir garsių kampanijų, galbūt keletą iš čia rodomų jūs irgi prisiminsite. Lietuvoje tokių ryškių kampanijų mes neturėjome, tačiau tikrai galėčiau teigti, kad jos Lietuvoje galėtų turėti tokį patį ar gal net didesnį pasisekimą. Nes iš visų savybių, iš šių 5, kurias mes šiandien aptarinėjame, socialinė atsakomybė turi didžiausią potencialą patikimui. Tai vertinant šios savybės koreliaciją su patikimu, ji yra aukščiausia. Tuo tarpu, jeigu žiūrėtumėm, kaip... Eva, man visą laiką kyla klausimas, kai jūs klausėt dėl socialinės atsakomybės žmonių, ar jūs bandot suvokti, ką jie po socialinę atsakomybę patys turi, kaip lietuviai supranta socialinę atsakomybę, kas tai yra. Nes čia yra toks, kaip sakyti, terminas pakankamai sudėtingas ir labai skirtingi žmonės labai skirtingai po tuo terminu deda prasmę. Tai šitą galima būtų, aišku, be abejo, nėra vienos nuomonės, tikriausiai nėra vienos nuomonės, kalbant apie bet kurią savybę, kurią mes prašome priskirti. Lygiai taip pat su išskirtinumu, aš manyčiau, labai skirtingai žmonės gali traktuoti. Nepaisant to, mes tikim, kad yra kažkaip, žmonės susigaudo ir jeigu tu sakai, kad tausoja gamtą, tai jie supranta, ką reiškia tausoja gamtą savaip. Arba jeigu tu sakai, kad ar tai žmogus prisideda prie gerovės kūrimo, ar tas prekės ženklas yra socialiai atsakingas, tai mes tikime, kad galbūt kažkaip su tam tikrais nukreipimais vis tiek žmonės susitarė ir sugeba priskirti. Bet be abejo, taip, čia negali išvengti, čia lygiai tas pats su visais matyti tyrimais, kad mes galim interpretuoti. Tai pažiūrėkime į vertinimus, kaip atrodo pagal socialinę atsakomybę mūsų mėgstamiausi prekės ženklai. Ir čia vaizdas dar liūdnesnis. Mes turime vidurkį Lietuvoje tik 6%, turime aukščiausią vertinimą 19%. Jeigu įdomu, kas yra... Ir turime iš tikrųjų sąraše nemažai prekės ženklų, kurie yra lyderiai pagal socialinę atsakomybę. Tai jeigu įdomu, lyderis yra Maxima, gerai labai atrodo Lidl, LRT prekės ženklas, Swedbank ir berods TV3, kiek aš atsimenu. Tai iš tikrųjų, kalbant apie socialinę atsakomybę, norėtųsi paskatinti, kad prekės ženklai dažniau kalbėtų, galvotų ir iš tikrųjų tą pasaulį darytų geresnė vieta gyventi. Ir tačiau čia, nepaisant to, kad ta tema yra labai graži ir prieš pasiraitojant rankovės ir bėgant darbuotis tą linkme, aš vis dėlto norėčiau taip sustabdyti ir duoti keletą patarimų. Nes ne visos iš tikrųjų, kaip galbūt mes geriausius pavyzdžius žinome socialinės atsakomybės komunikacijos kampanijų ir gal mažiau kalbame apie tas, kurios buvo mažiau pavykusios. Tai galbūt nedaryti klaidų, kurias jau padarė kiti. Tai jeigu norite socialinę atsakomybę daryti komunikacijos ašimi, siūlyčiau atkreipti dėmesį į keletą momentų. Tai pirmas momentas, atsargiai rinkitės prieštaringas ir visuomenę polarizuojančias temas. Tai viena iš tokių nesėkmingų kampanijų, kuri atlieptų šį mano patarimą, būtų pernai metų Gillette kampanija, kuri sureagavo į Me Too judėjimą ir padarė kampaniją apie tai, kad blogi berniukai turėtų būti geri berniukai ir prisiimti atsakomybę už visokius seksualinius priekabiavimus, agresijas ir taip toliau. Vyrams nelabai patiko ir Gillette neteko dalies pardavimų. Kitas patarimas ar pasiūlymas būtų nesirinkti temų, kurios galbūt geros, teisingos ir visiems priimtinos, bet yra labai labai toli nuo to, ką jūsų prekės ženklas daro. Ir čia, pavyzdžiui,
paimčiau Pepsi Refresh kampaniją, irgi atrodo buvo labai gražūs ketinimai skirti milijonus dolerių įvairioms gražioms iniciatyvoms, tokioms kaip aplinkosauga, išsilavinimas, bendruomenių stiprinimas. Tikrai sulaukė kampanija labai daug dėmesio, žmonių įsitraukimo, nes jie galėjo siūlyti idėjas. Na, bet tačiau, nors ažiotažas buvo didelis, pardavimų tai neįtakojo. Dar kitas dalykas, Daiva, tarp kitko, čia yra labai konceptualus dalykas, nes, pavyzdžiui, aš savo studentams, kurie studijuoja korporatyvinę komunikaciją, sakau, kad socialinė atsakomybė nėra apie komunikaciją. Socialinė atsakomybė yra apie veiksmus. Ir šitoje vietoje, matyt, čia yra, jeigu mes tikimės iš socialinės atsakomybės, matyt, kad bus padidinti pardavimai, tai, sakyčiau, yra kažkas abejotinai su pačia strategija. Tai jo, iš tikrųjų, čia, kaip aš taip suprantu, kad mes turim tokią dabar konceptualią diskusiją, ką vadiname socialinę atsakomybę, nes aš truputėlį šioje vietoje painioju du dalykus. Tai socialinė atsakomybė ir prekės ženklo, tą vadinamą brand purpose. Kaip tu sakai, kad aš darau iš tikrųjų, bet iš tikrųjų padarau daug kitų dalykų. Tai, bet gerai, gal aš taip labai jau smarkiai nesiplėsiu, nes matyt mes labai užtruksime, bet ne, ta prasme, vis tiek yra prekės ženklų, kurie pasirenka tą socialinės atsakomybės temą, galbūt jinai vadinama ne socialinės atsakomybės, bet jie liečia socialinės atsakomybės temas ir tokiu būdu, vėlgi, jie daro tai, kad, kaip ir padarytų gerą darbą ir savo, ir kitiems. Tai, nežinau, DAF prekės ženklas, kuris kalbėjo apie natūralų grožį, kaip ir, nežinau, taip jau visai, matyt, viešųjų ryšių socialinės atsakomybės terminais tai nebūtų tikroji socialinė atsakomybė, bet iš mūsų pusės, iš reklamos industrijos pusės mes tai vadinam socialiniam temom ir prekės ženklų, kuris pastatytas ant kažkokių tai tokių socialinių problemų sprendimo. Pilnai sutinku, kad tai yra socialinės temos, taip, bet dėl socialinės atsakomybės galėtume padaryti atskirą seminariuką, kur padiskutuotume labai giliai, ką mes po to suprantam. Tai jo, aš tikrai sutinku, kad gal čia mes vartojame tuos terminus ne visai teisingai ir adekvačiai ir matyti juos reikėtų atskirti, na, bet tačiau gerai pakeiskime socialinės temas, kad visiems būtų ramu ir aišku. Tai socialinės temos. Pasiruoškite, kad jeigu jūs apeliuosite į socialinės temas, būkite pasiruošę būti po padidinamuoju stiklu. Ir čia ta kampanija, apie kurią aš ką tik kalbėjau, DAF kampanija, aš pagalvojau, ar čia viskas taip jau skaidru ir gražu, ar iš tikrųjų tas prekės ženklas viską daro taip gražiai ir etiškai. Pasižiūrėjau, kam jisai priklauso Unilever ir galvoju, tai Unilever vis tiek turi kitų prekės ženklų. Pasižiūrėjau kitus prekės ženklų, vienas prekės ženklas yra jų taip vadinamas Fair and Lovely. Fair and Lovely, mes jo nežinom, nes mums jo nereikia, tas prekės ženklas yra taip vadinamas Fairness kremas, kuris balina odą ir jisai labai aktualus tiems žmonėms, kurie turi arba toms moterims, kurios turi tamsesnę odą ir nori ją pasibalinti. Tai šią vasarą šis prekės ženklas, reaguodamas į visokius judėjimus prieš rasizmą, tame tarpe Black Lives Matters, pasakė, kad jie keičia prekės ženklo pavadinimą ir nuima tą žodelytį fear, kad nebūtinai balta ir graži, bet graži tiesiog. Tai jisai sulaukė labai daug iš tikrųjų prieštaravimų ir sako, tai jeigu jūs tokie jau esate sąžiningi, tai kodėl jūs iš viso tą kremą gaminate balinantį odą, jeigu jums atrodo, kad bet kokia odos spalva yra graži, tai kam tas balinimas. Tai, žodžiu, gali labai smarkiai su tom socialiniam temom užšokti ant grėblio, net apie tai negalvodamas. Ir čia aš pasakysiu taip, kad jeigu jūs jau kažkaip bandot žaisti su tais principais ir vertybėmis, tai būkite pasiruošę už tas vertybės susimokėti. Ir aš čia pacituosiu vieną citatą protingo žmogaus, kad a principle isn't a principle until it costs you money. Tai jeigu jūs pasiruošę sumokėti už savo principus pinigų, tai tai yra iš tikrųjų jūsų principai ir vertybės. Tai apibendrinu šiandien tai, ką aš šnekėjau.
Pradėjau nuo to, kad žmonėms patinka sėkmingi, populiarūs, atnaujinantis ir į plačią auditoriją orientuoti prekės ženklai. Pakalbėjau truputėlį apie kokybę ir padariau tokią išvadą, kad pakankama kokybė yra būtina sąlyga, kad patiktumėt. Tai nėra pakankama sąlyga, bet ji yra būtina. Išskirtinumas nėra būtina patikimo sąlyga, jūs galite patikti nebūtinai būdami išskirtiniai vartotojų galvose. Saugokite gamtą ir apie tai kalbėkite, nes žmonėms tai patinka. Būkite socialiai atsakingi, tačiau gerai įsivertinkite rizikas garsiai apie tai kalbėdami. Tai tiek yra šnekos iš mane šiandien. Mielai perduosiu žodį kitiems, nebent yra klausimų arba klausimus mes pasiliksim pabaigai. Nežinau, kokia tvarka. Daiva, ačiū labai. Mes tiesiog parašėm į čatą, kad visi, kas nori užduoti klausimus pranešėjams, galėtų tiesiog parašytų ir aš pabandysiu juos įgarsinti. Ir tikrai labai ačiū. Matau, kad tikrai turim įdomus tyrimas ir kitas dalykas, kad tikrai turim galimybę matyti ateityje diskutuoti dar tom temom, apie kurias čia mes truputėlį palėtėm, ir socialinę atsakomybę, ir visus kitus dalykus, kas būtų tikrai smagu. Ir dabar aš norėčiau kaip tik tai eiti į tą kitą kampą, tai yra, o kaip prekės ženklai atrodo žiniasklaidai, lietuviškoje žiniasklaidai, kokie yra labiausiai matomi. Mes šnekam tada jau truputėlį apie kitus dalykus, apie tuos matomumą, ar ne, prekės ženklų. Ir čia geresnio pranešėjo kaip Aidas tikrai nematyčiau, nes jie turi didžiulę duomenų bazę, žiniasklaidos analitiką ir gali mums papasakoti, kągi mes ten turim ir kokia koreliacija tarp tų, kurie pagal Brand Capital tyrimą žmonėms patinka, kaip tie ir kur jie stovi tarp bendro srauto būtent prekės ženklų lietuviškoje žiniasklaidai. Tai Aidai, dabar jau tavo grindis. Ačiū labai, Artūrai. Pirmiausia, sveiki visi ir visos. Ir norėjau pasidžiaugti apskritai šito renginio formatu, nes pakankamai įdomu yra kalbėti kompanijoje. Štai Daiva atstovauja tą industrijai, kuri kuria iš principo prekės ženklus. Ir rodo pačią dailiausią jų pusę. Aš esu iš stebėtojų analitikų industrijos, kuri tiesiog fiksuoja ir be didesnių vertinimų mėgina suprasti, kaip visą tai yra matoma informacinėje erdvėje. Tuo tarpu Kristina atstovauja organizacijai, kuri visų pirma reguliuoja ir sergi prekių ženklus. Ir dėl to man asmeniškai šitas renginys yra labai simpatiškas ir labai ačiū Artūrui, kuris pakvietė mane, bet ne tave, atsiprašau, aš turiu tokią nuolatinę galimybę dalyvauti. Tu čia save populiarini labai stipriai, tu žinai, kad visi žmonės mėgsta, ne visi galbūt žmonės, bet katinai pritraukia dėmesį ne tik socialinius tinkluose, suprantu, kad tu čia šiandien gausi labai daug dėmesio su savo antru pranešėju. Tvarko, tikiuosi, kad rezoliucijos visų ekranų yra pakankamos ir galite gerai įžiūrėti tai, ką aš mėginu parodyti. Tuoj, padidinsiu. Tai va, Daiva daug kalbėjo apie tai, kokie prekės ženklai yra patraukliausi vartotojams. Ir kai mes pažiūrėjome į pastarųjų 3 metų informacinę erdvę, tai visų pirma žiniasklaidos kanalus, išryškėjo štai toks vaizdelis, kiek kiekvieno prekės ženklo būta informacinėje erdvėje nuo 2018 iki šių metų, iki šios dienos, tiesą sakant, vakar buvo atnaujinti šitie duomenys. Tai va, ką aš noriu pasakyti prieš tęsdamas apie šitą požiūrio kampą, tai kad šis vaizdas iš principo atitinka CAPA. Labai atsiprašau. Šis vaizdas atitinka ir socialinių tinklų kontekstą, nes daug metų analizuodami, dirbdami su žiniasklaidoje skelbiamą informaciją, mes Mediaskope pastebėjome, kad egzistuoja labai stipri koreliacija
tarp žiniasklaidoje skelbiamos informacijos ir to, apie ką dūzgia socialiniai tinklai. Ir ta koreliacija gali būti išreikšta konkrečiais skaičiais, tai yra nuo 15 minučių iki 2 valandų. Maždaug per tiek laiko žiniasklaida, kaip informacinis burbulas ir socialiniai tinklai sureaguoja vieni į kitų skelbiamas trendinančias naujienas. Ir todėl tai, ką matome čia, nors tai yra grindžiama žiniasklaidos pranešimais, lygiai taip pat yra aktualu ir socialinių tinklų kontekste. Tai va, bet užtenka įžangų. Štai ką mes turime. Paėmė visus Lietuvoje registruotus prekių ženklus, o duomenų bazę nemokamai galima parsisiųsti iš Valstybinio patentų biuro. Mes štai taip pažiūrėjome, kiek kiekvienas prekės ženklas registruotas Lietuvoje yra minimas ir dar atskirai pažymėjome žalia spalva tuos prekių ženklus, kurie Daivos aptartame prekių ženklų tyrime taip pat buvo matomi. Ir kaip matote, mes paėmėm pirmą, kiek čia mes turime, 30-tuką ko gero, ar 50-tuką prekių ženklų. Ir matome, kad pakankamai daug prekių ženklų, kuriuos vartotojai DDB tyrime indikavo kaip mėgstamiausius, taip pat yra tie prekių ženklai, kurie yra daugiausiai aptariami žiniasklaidoje. Na ir aišku, pirmoje vietoje galima konstatuoti, kad žinios apie Lietuvos krepšinio nuopuolį ar mirtį yra gerokai paankstintos. Matome, kad LKL iki šiol dominuoja absoliučiai, lyginant su kitais Lietuvoje registruotais prekių ženklais, dominuoja informacinėje erdvėje. Nepaisant to, kad šiais metais LKL, kaip vėliau matysime, patiria iš tikrųjų didelį nuosmukį dėl COVID. Antroje vietoje, kaip matote, yra BMW, bet tai BMW prekės ženklas yra įdomus tuo, kad kai vertini jo informacinį kontekstą, labai greitai paaiškėja, kad daug pranešimų apie tave dar nereiškia, kad esi labai geras, ar kad tavo kontekstas yra labai geras. Tai va, ir trečioje vietoje iš karto matome, kad rikiuojasi Maxima, ir tai, ką mes matome Maximos paminėjimo kontekste, tai yra labai didelio, labai sunkaus darbo rezultatas, nes Maxima yra viena iš tų įmonių ir vienas tų prekės ženklų Lietuvoje, kuris labai daug dirba įvairiomis kryptimis, kad būtų pastebimas ir būtų atpažįstamas būtent šiam prekės ženklui svarbiame kontekste. Tai iš principo, ko ne didžioji dalis, ko gero kokia 2/3, jeigu ne 4/5 Maximos paminėjimo yra paties prekės ženklo už jo stovinčių žmonių, komunikacijos žmonių, rinkodaros žmonių darbo vaisius. Tai reikia proaktyvumą, ar ne? Tai čia yra tas proaktyvi komunikacija. Visiškai teisingai, taip. Tiek Maxima, tiek Swedbanką galima išskirti kaip itin proaktyvius prekių ženklus ir todėl jų rezultatai yra tokie dideli. Na, bet eikime toliau ir ką aš turėjau galvoje kalbėdamas apie kontekstą ir kad nebūtinai didelis paminėjimų skaičius reiškia gerą, reiškia sėkmę, tai štai kaip žiniasklaidoje matomi yra automobilių prekių ženklai. BMW, kaip matome, pirmauja. Per pastaruosius 3 metus apie BMW buvo skelbta 25 000 pranešimų ir absoliuti dauguma tų pranešimų, daugiau nei 2/3 yra susijęs su nelaimėmis ir kriminalais, į situacijomis, į kurias įsipina BMW vairuotojai ir gana dažnai ne pačių naujausių BMW modelių vairuotojai. Ir jeigu pasižiūrėsite į kitų automobilių prekių ženklus, tai pamatysite, kad nei vienas kitas automobilių prekės ženklas neturi tokio balasto, tokio neigiamo
konteksto dominavimo savo paminėjimo kontekste. Ir rezultatas to yra toks, kad štai pavyzdžiui, jeigu mes mėginame analizuoti prekių ženklus pagal tai, kokia informacija supa, ar ne, su kokiais žodžiais daugiausia asocijuojamas yra konkretus prekės ženklas, tai matome, kad pavyzdžiui, BMW atveju labai greitai išlenda tas vyraujantis kontekstas per šitą sprendimą, vadinamai žodžių debesies. Labai aiškiai matome vaizdelių, su kuo asocijuojamas yra BMW automobilis. Su vairuotoju, kuris turėjo įsivėlę į eismo įvykį, dažnai minimos tame kontekste promilės, girtumas ir alkoholis. Neretai tai nutinka kaimuose. Vienas iš klausytojų replikuoja, kad nemato Audi brando prekių ženklo šitam, kaip tiesiog toks atėjo labai konkretus, sako, nematau Audi prekių ženklo šitam tyrime. Tiesiog Audi prekio ženklas yra ir jisai tiesiog nepakliuvo į tokią aukštą poziciją, kad turėtumėm galimybę jį aptarti tarp šito tyrimo lyderių. Tai va, toks būtų paprastas atsakymas. Tai va, ir grįžtant prie žodžių debesies, tai yra vienas iš būdų, kaip galima gana paprastai analizuoti konkretaus prekio ženklo apskritai savybės, reputaciją ir netrukus mes tikimės dar labiau išplėsti šitas galimybės, kadangi šitos žodžių debesis sudarinėja ir žodžius atpažįsta Medeskopo atveju dirbtinis intelektas, tai kaip tik šiuo metu mūsų dirbtinis intelektas mokosi visų lietuviškų būdvardžių, kurie leis dar labiau išplėsti prekių ženklų vertinimo galimybės, nes per būdvardžius mes galime matuoti ir vertę prekės ženklo, ir emocijas, kurias kelia prekės ženklas. Bet kita vertus problema yra ta, kad kaip dar ko gero 1922 metais berods rašė The New York Times, lietuvio kalba yra ypatinga tuo, kad turi labai daug būdvardžių ir dėl to mūsų dirbtinis intelektas vis dar mokosi juos atpažinti ir vis dar reikia jam auklės, kuri padėtų atmesti neteisingas reikšmes. Bet eikime toliau ir pasižiūrėkime, kaip pavyzdžiui atrodo Maximos prekės ženklo žodžių debesis, įvertinus visus pastarųjų 3 metų Maximos paminėjimo žiniasklaidoje. Ir čia mes matome sėkmės istoriją. Kiek man yra žinoma, yra tekę susidurti, Maxima pakankamai aiškiai deklaruoja, kad jos pagrindinis siekis yra būti asocijuojamai su lietuviškumu visų pirma, lietuviškais produktais, lietuvių gamintojais prekių ir čia matome, kad jiems tas puikiai pavyksta. Nes tarp didžiausių tų žodžių, bene dažniausiai sutinkamų Maximos prekybos tinklo kontekste mes matome būtent daug lietuviškumo, daug kaimo, žemės ūkio ir tuo pat metu mes matome išsipildžiusias Maximos prekės ženklo pastangas rodyti, demonstruoti savo socialinę atsakomybę ir visų pirma patrauklaus darbdavio įvaizdį kurti. Atkreipiu dėmesį, kad tai yra pastarųjų 3 metų komunikacijos analizė. Jeigu imtumėm tik šiuos metus, tai matytumėm, kad pavyzdžiui darbuotojams skiriamas dėmesys būtų dar didesnis, nes Maxima labai daug investuoja laiko ir pastangų į tai, kad parodytų ir darbuotojams, ir potencialiems darbuotojams apie tai, kokia tai yra gera darbovietė ir kaip jie rūpinasi savo žmonėmis. Ir kalbant apie sėkmės istorijas ir būtent šitą
prekių ženklo vertinimo analizės metodą, siūlau pereiti prie Swedbanko, kuris irgi pakankamai aiškiai, bet iš pastarųjų 3 metų pranešimo apie Swedbanką galime matyti, kad tai yra prekės ženklas, kuris yra bent jau informacinėje erdvėje itin stipriai asocijuojamas su ekspertinė pozicija. Nenuostabu, kad Nerijus Mačiulis, Swedbanko vyriausiasis ekonomistas, nuolat patenka tarp labiausiai cituojamų, labai įtakingų nuomonių formuotojų. Ir čia šio konkretaus banko investicijos akivaizdžiai atsiperka. Ir matome, Ir nesuklysim, matyt, sakant, kad Swedbankas visgi yra bankas, nes tas žodis Taip. yra net daugiau negu pavadinimas minimas tam jų kontekste. Taip, man tuo ir patinka šitas vizualus prekių ženklo vertinimo analizės būdas, kad jisai labai aiškiai parodo, kokie svarbiausi dalykai yra asocijuojami su konkrečiu prekės ženklu. Taip, tai yra bankas. Tarp kitko, Aidai, buvo čia toks ir klausimas, mes jų turim daug, bet aš tiesiog pagal temą iš karto noriu paklausti pačio, o nebuvo bandymo valstybinių įstaigų prekės ženklų, sakykime, tokį debesiuką padaryti? Čia taip arba ne, užtenka tam kontekste. Šiam konkrečiam seminarui ne, bet tai padaryti yra gana lengva ir iš tikrųjų ačiū už idėją, reikės palyginti valstybės institucijas. Ir trumpai grįžtant prie mūsų topo, nuo kurio viską ir pradėjome, noriu atkreipti dėmesį, kad pakankamai aukštai atsidūrė, lyginant su, čia mes matome pagrindę komercinius ar ne prekių ženklus, atsidūrė prekės ženklas Investuok Lietuvoje. Nepamirškime, kad tai yra ūkio ministerijos, ūkio ir inovacijų ministerijos iniciatyva, būtent jie sukūrė šitą viešą įstaigą. Prašau, iki šiandien, nes mane apkaltins paskui dėmesio tręšimu. Ir štai jų komunikacija iš tikrųjų pasiteisino, jie pateko į topą iš visų 30 su viršum tūkstančių prekių ženklų, kuriuos mes analizavome informacinėje erdvėje. Tai va, ir grįžtant trumpai prie Swedbanko, taip, dar kartą tik noriu patvirtinti Artūro žodžius, kad tai yra bankas, kuris išmano rinkas, kuris išmano finansus, akcijas, kuris žino šį bei tą apie pensijas ir paskolas, kuriam svarbu klientai ir ekonomika. Ir Nerijus Mačiulis yra tikrai ne pats mažiausias žodis visame šitame debesyje. Ir visai pabaigai vienas iš būdų irgi analizuoti, kaip sekasi prekių ženklams, yra žiūrėti tiesiog, kaip keičiasi dinamika paminėjimų šitų ir pavyzdžiui, LKL tiesiog parodo labai puikiai, kaip jie ankstesnius 2 metus puikiai laikėsi ir kaip buvo dažnai minimi ir kaip tie paminėjimai visiškai nusmuko prasidėjus COVID pandemijai, sukeldami rimtas problemas šitam prekės ženklui. Žalgirio arena irgi labai panašiai išgyveno. Kaip matome, galima net plika akimi matyti, kad mėnuo po mėnesio yra tam tikra tendencija Žalgirio arenos kaip prekės ženklo silpnėjimo informacinėje erdvėje. Tai va, BMW daugmaž, kaip matote, visada turi vienodą aktyvumą ir padaugėja paprastai BMW paminėjimo vidurvasarį, kuris yra laikomas vienu iš avaringiausių sezonų, kai jaunieji ir įkaušę žmonės švenčia gyvenimą kontroversiškais būdais. Tai va, o apie Maksimą, ką norėtųsi pasakyti, tai jeigu 2 metus Maksima daugmaž išlaikė labai vienodą savo informacinio aktyvumo paminėjimo lygį, tai matome, kad 20 metais Maksimos aktualumas, ypač kai visi užsidarėme per pandemiją namuose, labai išaugo. Ir aišku, prie to prisidėjo ir netoks teigiamas kontekstas, ne tik žinios apie tai, ką Maksima parduoda, kaip jie stengiasi užtikrinti saugumą, bet ir pranešimai apie Maksimos
užsikrėtusius darbuotojus. Tarp kitko, yra žiniasklaidoje keista disproporcija. Pavyzdžiui, apie Maksimos užsikrėtusius COVID darbuotojus pranešama daug dažniau nei apie kitų prekybos centrų. Ir įdomu, ar taip yra dėl to, kad Maksimos kaip prekybos tinklo prekės ženklas yra vienas stipriausių, ar dėl kokių kitų priežasčių. Įdomu būtų pasigilinti. Aida, tiesiog čia kolegė klausė, bet aš suprantu, kad čia tiesiog pasitikslinsiu, nes matyti yra truputėlį maišoma du jūsų, sakykime, dvi analitikos. Kai yra šnekama apie debesį, jūs imat visus paminėjimus, nėra išskiriami teigiami, neigiami. Kai mes šnekėjom apie automobilių, sakykime, jūs išskyrėte. Tai ir debesį atrenka, visus paminėjimus atrenka dirbtinis intelektas, kai būna, sakykime, jau šitas neigiamas, teigiamas arba neutralus paminėjimas, ten kol kas dirbtinis intelektas nekiša savo nagų, ar ne? O, kiša. Ir kuo toliau, tuo daugiau. Supratau. Tiesiog čia pasitikslinimui, nes aš tiesiog iš klausimų matau, kad truputėlį galbūt yra maišomos rūšys, sakykime, nes debesis tikrai yra visi paminėjimai. Tuo tarpu, kai išnekam apie, sakykime, emociją, teigiamą, neigiamą, čia jau yra tie pirmieji, kur buvo automobilių ženklai minėti. Gerai, atsiprašau, tiesiog iš karto patikslinu, nes matau, kai krito toks klausimas. Ačiū, labai geras klausimas, labai įdomus. Tai va, Swedbankas, kaip matome, turi savo kreivę. Jeigu leisite, dar norėjau parodyti Lietuvos geležinkelius. Lietuvos geležinkeliai, kurie kaip prekės ženklas, vienas iš valstybinių beje prekės ženklų, išlaiko irgi daugmaž tolygų komunikacinį ir paminėjimo aktyvumą. Ir per praėjusių metų pabaigoje matome tokį didžiulį piką. Tai šitas pikas jokių būdų nereiškia, kad jie gavo labai daug gerų dividendų. Priešingai, tai yra Jareko, buvusio susisiekimo ministro, norėjau, atsiprašau pavadinti Jareko įrunda, buvusio susisiekimo ministro indėlis į Lietuvos geležinkelių reputaciją, kai išlindo skandalai, įtarimai dėl tuometinio susisiekimo ministro elgesio ir pomėgių. Ir tame kontekste tiesiog buvo pakankamai dažnai minimi Lietuvos geležinkeliai, net ne kaip kaltinimas kažkoks įmoniai, bet vis tiek pakankamai daug sykių buvo paminėti Lietuvos geležinkeliai ir susikompromitavęs ministras tose pačiuose pranešimuose. Ir tikėtina, kad tai paliko savo pėdsaką Lietuvos geležinkelių reputacijai, su kuo kolegoms komunikatoriams teks dirbti neišvengiamai ilgainiui. Ir visiškai pabaigai norėjau tiesiog dar kartą duoti palyginti. Vienu metu čia buvo labai daug kalbama apie Lietuvos futbolo atsigavimą, apie Lietuvos krepšinio mirtį. Tai jeigu ir kadangi ir Lietuvos futbolo federacija, ir Lietuvos krepšinio lyga yra valstybinėme patentų biure registruoti prekių ženklai, tai galite pasižiūrėti pagal bendrą komunikacijos kiekį, masę, kiek skirtingose pozicijose yra šitos dvi lygos. Čia tiems, kas neatsispiria pagundai ir dalyvauja amžinose ginčiuose tarp to, koks sportas vis tik yra Lietuvos sportas šiuo metu. Ir visiškai pabaigai tiesiog grubesnis vaizdas, kuris parodo, kaip COVID-as veikia prekių ženklų paminėjimo kontekstą. Tai matome, kad absoliuti dauguma prekių ženklų, apie kuriuos šiandien užsiminiau arba neužsiminiau, dėl COVID-o važiuoja žemyn. Ta prasme, mažiau lieka erdvės tiem prekių ženklam pasireikšti, būti pastebėtėm, nes COVID-as šiemet užgožė absoliučiai informacinę erdvę, sudarydamas apie pusę viso informacinio srauto, kurį mes suvartojame. Ir mes matome, kad yra vienas iš paminėtų prekės ženklas, kuris
važiuoja į viršų ir tai yra maksima, kuri, tapo labai aktuali užsidarius. Tai va, čia nėra, beje, Lidlo, aš tikiu, kad ir Lidlas važiuoja šiemet lygiai taip pat į viršų. Tai va, trumpai tiek, tokie yra būdai, jie toli gražu nėra tas sąrašas baigtinis, kaip galima analizuoti prekių ženklus ir vertinti prekių ženklo sveikatą, reputaciją, problemas informacinėje erdvėje. Apie tai būtų galima kalbėti valandą ir ne vieną, bet žinau, kad Artūras man to neleis. Tikrai, Edai, neleisiu, nes turim dar vieną pranešimą ir labai įdomu, ir Kristina kalbės apie, kas yra stiprus ir kas yra silpnas prekės ženklas, žiūrint iš, sakykime, prekės ženklo apsaugos pusės. Tik tai vienintelį dalyką, ką dar patikslinsiu, kad čia kolegos, kurie mūsų klausosi, komentuoja, kad Maxima vienintelį pati skelbia statistiką apie sergančius COVID ir būtent teikia tą informaciją žiniasklaidai. Tuo tarpu kitas komentaras buvo dėl Lietuvos geležinkelių, kad jie keitė savo vizualinį identitetą, galbūt tai kažkiek tai padidino jų atpažinimo ir matomumo žiniasklaidai dalykus. Tai ačiū, Aidai, labai, tikrai labai fainas pranešimas, dar fainesnis katinas, kuris lakstė ir tikrai niekaip nespėjau pasižiūrėti, kokios tikrai spalvos ir kokios jo akis, bet grįžtam prie temos ir tada, Kristina, dabar jau grindys jūsų, kalbėsim apie kaip atrodo prekės ženklai, kai mes šnekam iš tos teisinės pusės, iš prekių ženklų apsaugos. Visi, kurie yra uždavę klausimus Daivai, tikrai pakentėkit, tikrai visus tos klausimus įgarsinsiu. Prašau. Sveiki visi, dalinuosi pranešimu. Ir iš tiesų, kaip ir pristatė Artūras, mano tema yra stiprus prekių ženklai. Atsiprašau, nubėgu vieną skaidrę į priekį. Stiprus ženklai ir silpni prekių ženklai, bet apie juos kalbėsiu labiau teisinė prasme, nes iš Daivos ir Aido pranešimų mes matome, kad mylimiausiais ir vartotojų labiausiai vertinamais prekių ženklai tokiais tampa visai ne dėl to, kad jie yra stiprus ar silpni teisinė prasme, dėl kitų priežasčių, stiprios rinkodaros, marketingo, sukuriamos pridėtinės vertės, nešamos žinutės ir taip toliau. Bet aš norėčiau pakalbėti ir savo pranešimą skirti labiau tiems prekių ženklams, kurie galbūt yra dar tik kūrybos stadijoje, kurie dar tik kūrėsi ir kurie dar yra tik tai pakeliui į tą mylimiausių prekių ženklų Olimpą, nes jau tie, kurie užlipo į Daivos minėtus topus ir Aido apžvelgtus topus, jiems jau teisinės rizikos yra galbūt netokios reikšmingos, netokios aktualios. Tuo tarpu mažiems ženklams, tiems, kurie dar tik kūrėsi, tie teisiniai niuansai, teisinės klaidos, kurias mes matome savo praktikoje, kartais gali padaryti tą kelią į mylimiausius sąrašus šiek tiek duobėtą arba akmenuotą. Tai mano pranešimo pagrindinis tikslas yra pakalbėti apie tai, kaip tas rizikas sumažinti ir per 3 pagrindinius klausimus ir principus, tai yra koks stiprus prekių ženklas teisinė prasme, kaip mes galime pastiprinti ženklą, jeigu tai yra žodinis, tarkim, ženklas, grafika, ir ar galimas toks atvejis, kai silpnas prekių ženklas, jeigu mes žiūrėtume grinai teisinę prasme, ar jis gali tapti stipriu ne tik vartotojo akyse, bet tapti stipriu ir teisinė prasme. Tai iš tiesų, ką rodo mūsų praktika, kad didžioji dalis prekių ženklų, kokių paraiškų mes sulaukiame, tai yra pateikiami registruoti grafiniai prekių ženklai arba grafiniai su žodiniais elementais ir tik 30% sudaro žodiniai prekių ženklai. Taip pat labai dažnai, net 45% atvejų yra naudojamos spalvos ženkluose.
žodiniai elementai yra registruojami spalvotai arba grafiniai elementai terpiami spalvotai. Tačiau su tokiu klausimu ir problema susidurėme praktikoje, kad ne visada tie konkretus pastiprinimai per grafiką ir vaizdą sukuria tą patį pagrindinį reikalaujamą kriterijų prekių ženklui, tai yra turėti stiprų skiriamąjį požymį. Ir tam, kad būtų aiškiau, kokią žinutę noriu perduoti ir apie ką kalbu, atrinkau kelis pavyzdžius iš patentų biuro ir ES intelektinės nuosavybės tarnybos praktikos apibendrinimo, nes praktika rodo, kad vis dažniau prekių ženklais yra teikiami registruoti, leisiu savo tai pavadinti, labai paprasti, elementarūs bendriniai žodžiai, ką visiškai suprantame iš rinkodaros ar marketingo pusės, nes toks ženklas yra kur kas greičiau nuskaitomas vartotojui, jeigu tai yra parašyta meniu.lt, aš ir žinau, kas turime galvoje, į kokį vartotoją orientuojama, kokias prekes ar paslaugas aš rasiu po šituo prekių ženklu, tačiau tai kartu reiškia ir tam tikrą riziką, kad jeigu ženklas yra sudarytas iš bendrinių tokių elementų, kurie aiškiai nurodo arba konkrečią prekę, arba paslaugą, arba nurodo tam tikras charakteristikas, atsiranda rizika, kad tokio ženklo nebus galima registruoti, nes jis nebus stiprus, neturės stipraus skiriamojo požymio, o tai reiškia, kad tai yra, tiesiog bendrinis aprašomasis elementas. Tai čia vienas iš pavyzdžių, kai mes matome analogiškus du bendrinius žodžius, užrašytus labai panašių principų, ir tas principas labai dažnai kartojasi prekių ženkluose, kai yra dvi spalvos pamiksuojamos tarpusavyje ir kuo skiriasi šie ženklai, kodėl neregistravome iš parduotuvė 24.lt, tačiau registravome meniu.lt, tai buvo vertinta eksperto, kad būtent tas papildomas grafinis elementas, šakutė, yra tas minimalus elementas, kuris suteikia minimalų, bent jau minimalų skiriamąjį požymį ir atskiria nuo kitų prekių ženklų, kuriuose yra paminėti žodžiai meniu ar panašiai. Dar vienas pavyzdys, EcoWash Professional ir FreshUp. EcoWash Professional vėlgi yra tas pats principas, kuris labai dažnai kartojasi, kai galvojama, kad jeigu padarysiu ne 3 atskirus žodžius, bet juos sujungsiu į vieną arba išdėstysiu skirtingomis eilėmis, arba atskirsiu vieną žodinį elementą su skiemenuosiu spalvomis, jeigu taip galima sakyti, tai irgi dažna praktika ir taip pat visiškai nepasiteisinanti. Tai tuo tarpu FreshUp mes matome taip pat, tai yra absoliučiai bendrinis žodis, tačiau apžaistas, jeigu taip netaisyklingai sakant, grafiką spalvomis ir tai vėlgi suteikia tą, bent jau minimalų skiriamąjį požymį, kurio yra reikalaujama tam, kad prekių ženklą galėtume registruoti. Dar vienas pavyzdys, čia šį kartą su žodžiu EcoDriving ir EcoFreshFoods. Eko ir jeigu dar yra lapelis, ir jeigu dar lapelis yra žalias arba eko žodis užrašytas žaliai, taip pat yra labai dažna praktika ir jos, kuriant tuos ženklus, kuriuos vėliau ketinama išvystyti kaip stiprius ir kad teisinė prasme mes juos galėtumėm vadinti stiprius, tokios praktikos tikrai patartina vengti. Matome ženklą, kurį registravome, EcoFreshFoods, tai registruota vėlgi, galim kilti klausimas ir vienur ir kitur yra beveik panašus ar ne bendriniai žodžiai, kurie labai aiškiai nurodo prekes konkrečias, tačiau svarbu atsiminti, kad kai kuriame ženklą ir pasirenkame žodį, pasirenkame grafiką, pasirenkame spalvas, tai tokį, kokį mes jį pareiškėme registruoti ir tokį, kokį įregistruojame, mes apsaugą turime visai tai kombinacijai visų šitų elementų, tai nereiškia, kad turime išimtines teises į kurį nors vieną iš šitų elementų atskirai. Saugoma yra tik tokia kompozicija ir ginti savo teises, tuomet irgi galima tik tai remiantis tokia kompozicija, kokią turiu, bet negaliu atskirai drausti žodžių eco, fresh arba foods naudojimo arba žalios spalvos naudojimo, tiesiog galiu siekti, kad nebūtų rinkoje naudojama tapatus arba itin panašus prekių ženklai, bet apsauga tam tikra galima, tik tai apsaugos ribos tokiu atveju irgi yra pakankamai žemos.
Ir dar vienas pavyzdys, kur vėlgi ekobriketai ir nupieštas piešinys yra tas variantas, kuris taip pat labai dažnai pasitaiko praktikoje ir tokiu atveju vėlgi sunku kalbėti apie skiriamąjį požymį, nes turime, tiesiog labai aiškiai vardinta, kokia prekė, kokia jos charakteristika, kad tai yra ekologiška prekė ir pati prekė dar šalia yra nupiešta, taigi vėlgi ženklo skiriamasis požymio, nėra skiriamojo požymio, jis yra, tiesiog sudarytas iš labai bendrinių aprašomųjų elementų, tuo tarpu hot cup irgi visiškai bendriniai žodžiai ir labai aiškiai žinutę vartotojui duodantis, tačiau tas grafinis išpildymas suteikia tą reikalaujamą minimalų požymį. Norėčiau patikslinti, kad visi šitie ženklai, kuriuos rodau ir rodysiu toliau dar kelis pavyzdžius, neturėtumėm galvoti, kad jie yra kažkuo patys savaime neteisinė prasme geri arba blogi. Preziumuoju, kad jeigu verslas jau pasirenka kažkokį žymenį, tai matyt verslui toks žymuo tinka, tokio jam reikia ir tokio jam pakanka. Tiesiog pavyzdžius rodau atsižvelgdama į registravimo praktiką, į tokius teisinius reikalavimus, kurie yra nustatyti prekių ženklams, kad visų pirma, tai jeigu mes paduodame paraišką tokiam prekių ženklui registruoti, yra didelė rizika, kad tokio ženklo su aprašomaisiais elementais valstybinis patentų biuras, tokia pat praktika ir ES intelektinės nuosavybės tarnyboje, kad jis nebus įregistruotas, o jeigu ir būtų kartais registruotas, jeigu, tarkim, tam tikri grafiniai elementai arba spalviniai elementai sužaistų taip, kad ekspertas nuspręstų, kad toks prekių ženklas gali būti registruotas, kad jis turi, bent jau tą minimalų reikalaujamą skiriamąjį požymį, tai labai svarbu atsiminti, kad nes praktikoje matome tokią problemą, kai žmonės sako, o tokį registruosite, o gal tokį registruosite, o gal pridėsiu kažkokį tai grafinį elementą ar papildomai. Tai iš tikrųjų nereikėtų galvoti apie tai, ar biuras registruos ar neregistruos, nes dažniau registruojame negu neregistruojame, čia aš rodau labiau tą tokią neigiamą praktiką, bet daugiau ženklų registruojame, tik tai klausimas, ką verslas darys rinkoje su tokiu prekių ženklu, nes, kaip minėjau, apsauga tuomet yra tik tai pačiai kompozicijai, tik žodžių junginiui, jo išpildymui tam tikrų šriftų, tam tikromis spalvomis arba su kompozicijoje su grafiniais elementais, bet uždrausti kitam verslui, konkurentui naudoti tos žymenis ir taip sukurti savo tam tikrą išskirtinumą rinkoje, atribojant konkurentus, jau yra pakankamai sudėtinga, todėl tikrai neverta galvoti, kaip praslysti pro patentų biurą, bet verčiau galvoti apie tai, kaip rinkoje atrodys tas mano prekių ženklas, ar vartotojo akis užklius lentynoje, ar tai nebus laikoma kaip, tiesiog kažkokiu papildomu elementu etiketėje, kuris nurodo prekės rūšių, kokybę ar dar tam tikras charakteristikas, ar vartotojas jį supras kaip konkretaus gamintojo prekių ženklą. Ir čia iš tikrųjų, kaip ir Aido katiną matėme, tai šitą temą ir man aktuali, tik mano katino nepamatysite, bet čia todėl tokius pavyzdžius parinkau, kad tarkime, jeigu paimtume bendrinį žodį zo arba zu, kaip ištartumėm, tai nacionalinių prekių ženklų su šituo elementu mes turime daugiau negu 30, įskaitant ir tuos prekių ženklus, kur ir domenai yra registruojami kaip prekių ženklai. Tai vėlgi bendras principas, jeigu mes registruojame tiesiog standartiniu šriftu arba zo viena spalva, o žodis prekės kita spalva, tai toks ženklas taip pat nebus registruotas ir čia aš jau kaip vartotoja labiau kalbu ne kaip biuro atstovė, nes vienas iš šitų prekės ženklų yra mano mylimiausias, ta prasme, kad aš renkuosi iš to prekių ženklo ir perku prekes, bet jeigu taip staiga manęs kažkas paklaustų, pasakyk, kokioje parduotuvėje, aš turėčiau pagalvoti, nes aš ją atsimenu tik todėl, kad aš esu išsisaugojusi svetainę, bet kai tai yra ar zoo maistas, ar zoo bazė, ar zoo šalis, ar zoo prekės, jos, bent jau mano nuomonė, jūs savo nuomonę susidarykit, man visi šitie ženklai skamba šiek tiek panašiai ir čia jau vėlgi kalbėti apie stiprumą ženklų ir išskirtinumą rinkoje turbūt irgi yra sudėtinga. Kristina, dar kitko, yra vienas klausimas iš auditorijos ir
ir praktiškai reikia konsultacijos, ar gali įmonė įsiregistruoti savo pavadinimą arba prekės ženklų kitos įmonės naudojamą internetinės svetainės pavadinimą, su pastarąja nesuderinusi. Ir taip ir ne. Įsiregistruoti galima, nes mes registruojame neatlikdami ankstesnės trečiųjų asmenų teisių paieškos. Tačiau ankstesnis žymens turėtojas, tas, kuris turi ankstesnį ar tai juridinio asmens pavadinimą, domeną ar prekių ženklą, tiesiog gali nuginčyti. Tai tokia registracija reikštų, kad patampysite nervų savo konkurentams, nes jam reikės imtis tam tikrų teisinių priemonių, tam tikrų veiksmų, bet galų gale tokia registracija svetimo ženklo arba skiriamojo žymens, kuris yra naudojamas prioriteto kaip ankstesnis žymuo, tai laikoma nesąžiningais veiksmais ir tokios prekių ženklo registracijos yra naikinamos. Galiu čia žodžiu pasakyti, nes tokios skaidrės neparašiau, bet visai nesenas buvo pavyzdys dėl prekių ženklo Džiaugsmas, kai Akropolis Group registravo prekių ženklą Džiaugsmas savo vardu. Ir tuomet kiek vėliau tokį pat prekių ženklą pareiškė registruoti UAB Džiugu valdanti restoraną Džiaugsmas. Ir Akropolis Group tuomet remdamasis tuo, kad jo prekių ženklas yra ankstesnis, padavė protestą prieš UAB Džiugu prekių ženklą. Tačiau apeliacinis skyrius išnagrinėjęs ginčą sprendė, kad vis dėlto atsižvelgiant į tai, kad restoranas Džiaugsmas kelis metus iš eilės buvo patekęs į geriausių restoranų 30-tuką ir turi daug paminėjimų žiniasklaidoje ir tikrai yra pakankamai žinomas. Ir taip pat įvertino į tai, kad Akropolis Group nepateikė jokių įrodymų, kad teikia arba ketina teikti restoranų paslaugas. Ir kadangi buvo pareiškėjas atstovautas profesionalaus atstovo, žodžiu, buvo ir dar atsižvelgia į tą aplinkybę, kad Akropolis Group su savo teisiškai formaliai ankstesnių prekių ženklų bandė panaikinti restorano Džiaugsmas prekių ženklą, buvo nuspręsta, kad visos šitos aplinkybės įrodo tai, kad buvo elgtasi nesąžiningai ir Akropolis Group prekių ženklo registracija buvo panaikinta. Tai variantas galimas, bet klausimas, ar tikrai to norite? Ar užsiimti? Ir vėl, žinokit, jūs prieisit prie, matyt, tiesioginės konsultacijos, nes kaip rekomenduojat saugoti ženklo vizualą ar žodžių derinį, jei registruota žodžių junginys, ar vėliau galima papildyti tą registraciją? Papildyti ne, nes reikia apgalvoti gerai prieš paduodant paraišką, nes kai paduodama paraiška yra du dalykai, kurie apibrėžia prekių ženklo apsaugos apimtį. Tai yra ženklo vaizdas ir prekių ir paslaugų sąrašas. Tai visų pirma, reikia gerai apgalvoti prekių ženklą. Galima, registracijų skaičius vieno ar tai juridinio ar fizinio asmens vardu nėra ribojamas, tiesiog kaskart reikia paduoti naują paraišką su konkrečiu prekių ar paslaugų sąrašu ir sumokėti registracijos mokestį. Ir kodėl sakau, kad reikia pagalvoti, kad pildyti nebegalima. Tai yra jau paraiška nagrinėjama tokia, kokia paduota. Jeigu, tarkime, dar nežinau, koks bus mano vizualas, galiu registruoti žodį, po to galiu registruoti ir vizualų prekių ženklą. Jeigu vizualas pasikeitė, apgalvoti, ar aš noriu registruoti, ar man svarbu apsaugoti būtent konkrečiai ir vizualią grafinę spalvinę ženklo išraišką, galiu paduoti naują paraišką. Svarbu atsiminti, kad kai yra sukuriamas logotipas prekių ženklo, tai apsauga tokiam logotipui yra taikoma ir per autorių teisų apsaugos institutą ir autorių teisės apsauga joms įsijungia nuo sukūrimo momento, nuo objektyvios išraiškos to logotipo. Tai apsauga galima ir tokiu būdu. Tiesiog, ką duoda prekių ženklo registracija, tai yra, mes jau turime paraiškos padavimo datą, ženklas yra viešame prekių ženklų registre, mums jau nebereikia įrodinėti, kad tai yra mano, kad tai aš sukūriau, nes autorių teisų atveju be jokios abejonės galioja autorystės prezumpcija, bet gali būti ginčiai, kas sukūrė ir taip toliau. Tai ženklo registracija palengvina išimtinių teisių tiesiog gynimą, kai turime, sakykime,
net jeigu turime internetinę prekybą ir turiu registruotą prekių ženklą ir matau, kad kažkas pažeidžia teises į mano prekių ženklą internete, tai paslaugų teikėjui nusiuntus pretenziją ir prisegus prekių ženklo registracijos liudijimą vėlgi yra daug lengviau ginti savo teises, negu tiesiog parašyti laišką, kad čia aš sukūriau, čia mano ženklą naudoja ir pažeidžia mano teises. Tai ženklo registracija iš tikrųjų užtikrina išimtines teises ir kur kas labiau palengvina gynybą. Žinai, jeigu trumpai, o vėl klausimas, kiek kainuoja prekės ženklo registracija, apytiksliai skliaustelėse parašė. Galiu net ir visai tiksliai, jeigu kalbam apie nacionalinį ženklą, tai yra 180 eurų, į kurį įeina viena prekių arba paslaugų kategorija iš 45 pagal veiklos rūšį, kiekviena papildoma yra 40 eurų, tai yra prisideda, o jeigu kalbam apie ES prekių ženklą, jeigu elektroninė paraiška, tai yra 850 eurų, jeigu papierinė 1000, tai tokia kaina visiškai tiksli. Taip, atsiprašau, tiesiog čia tie klausimai sukrito galvoje, iš karto užduosiu, kad nepasislėptų po visų srautų. Gerai, tai be jokios abejonės ir po to atsakysiu ir tęsiu toliau apie tai, kodėl kuriant ženklą, kaip minėjau, suprantamas tas principas, kad imu kažkokį žodį, kuris, iškart pagauna akį, ar ne, ir čia yra vienas irgi iš tų pavyzdžių, kurie man labai patinka, ir čia yra visai neseniai apeliacinio skyriaus išnagrinėtas ginčas Bambina ir Bambino. Ir dešinėje, tiksliau mano kairėje, matote ankstesnį ženklą, o Bambino spa kūdikiams ir mamytėms yra vėlesnis ženklas, taigi kilo ginčas tarp šitų ženklų. Ir be jokios abejonės, viena vertus argumentai ankstesnio ženklo savininko yra pakankamai aiškus. Argumentai tokie, kad vėlesnis ženklas yra labai panašus, Bambino labai panašu į žodį Bambina. Tačiau, ką sprendė apeliacinis skyrius, tai yra, kad jeigu mes savo prekių ženklo žodžiais pasirenkame tokius elementus, žodinius elementus, kurie turi arba tiesioginę, arba labai aiškią asociatyvinę prasme apie tai, kam skirtos prekės arba paslaugos žymimos tuo prekių ženklu, tai jie negali būti vertinami kaip stiprus ženklus sudarantis elementai, tiesiog dėl savo aprašomo pobūdžio. Ir buvo konstatuota šiuo atveju, kad atsižvelgiant į tai, kad spalvinis, grafinis išpildymas šriftas skiriasi, vėlesnėme ženkle dar yra papildomai spa kūdikiams ir mamytėms, kas irgi yra aprašomieji žodžiai, bet jie vėlgi suteikia papildomą skirtumą tiek vizualinį, tiek semantinį, tai buvo nutarta, kad šitie prekių ženklai gali koegzistuoti. Tai be jokios abejonės sprendimas yra teigiamas vėlesnio ženklo savininko naudai, bet nesu tikra, ar ankstesnio ženklo savininkas yra labai patenkintas tokiu sprendimu. Kol kas šios dienos duomenimis šitas apeliacinio skyriaus sprendimas nėra apskųstas, bet čia būtent yra tas pavyzdys, per kurį iliustruoju tai, ką prieš tai sakiau, kad nesvarbu, ar registruos biuras ar neregistruos, svarbu vis tiek, kaip jūsų ženklas gyvens rinkoje. Tai yra, ar jūs galėsite, jeigu norite išsukti, taip pavadinkim, stiprų ženklą, ar jūs galėsite dėlioti tam tikras kliūtis konkurentams, ar jūs galėsite jiems kažką drausti, nes šitas pavyzdys labai aiškiai iliustruoja, kad tas kuo silpnesnis ženklas, net jeigu jis registruotas, tuo silpnesnis yra gynybos ribos. Dar vienas pavyzdys, kurį mes irgi matome, kaip kartais bandoma nueiti į vartotojų širdis, tai yra pasirenkami tam tikri žodžiai, kurie yra iš karto atpažįstami, iš karto mums žinomi iš gyvenimo aktualijų, visiškai nesusijusių su konkrečia verslo sritimi arba su konkrečiomis prekėmis ar paslaugomis. Tai deja, toks kelias irgi ne visada yra sėkmingas. Aš nesiimu vertinti, ar šis prekių ženklas yra geras rinkodaros ir marketingo prasme, galbūt, nes mano vertinimas čia, kaip ir minėjau, apsiriboja tik tai teisiniais niuansais ir teisiniais aspektais, pagal tai, kokias taisyklės mes turime ir pagal kurias ekspertas vertina prekių ženklą. Tai čia šiuo atveju vėlgi sprendimas buvo neigiamas ir buvo priimtas sprendimas prekių ženklo neregistruoti, atsižvelgiant į tai, kad
pagal žodžio Brexit, Aidas nedarė tokio tyrimo, bet turbūt skaičiai būtų nepaprastai dideli, kiek kartų Brexit buvo paminėtas įvairiausiose kontekstuose. Todėl buvo nutarta, kad jis negali tapti skiriamuoju identifikaciniu žymeniu konkretaus verslo teikiamoms prekiams ar paslaugoms žymėti, o grafiniai elementai, tas stilizuotas namo piešinys, žodžiai grill house, tai yra daugiau aprašomojo pobūdžio elementai, kurie, buvo nutarta, kad visa šita kompozicija nėra pakankama tam, kad būtų nutarta, kad ženklo skiriamasis požymis yra bent jau minimalus ir kad tokį ženklą būtų galima registruoti. Tačiau nenorėčiau pabaigti savo pranešimą labai liūdna gaida. Kaip minėjau, daugiau ženklų registruojame negu neregistruojame. Ir iš tikrųjų esama ir tokių atvejų, labiau kalbame apie išimtis, bet kai yra buvę atvejų ir tarkime su arbata Bronchus, kurie jau labai seniai bandė registruoti prekių ženklą ir mes jo neregistravome, sakydami, kad tai yra aprašomasis žymuo, kuris tiesiog nurodo, kad tai arbata sergant kvėpavimo takų lygomis, simptomams palengvinti. Tai čia yra visiškai šviežias, pasakykime taip, pavyzdys, pigu.lt, kur ekspertui nagrinėjant prekių ženklą tokį, koks jis buvo pareikštas registruoti, tai tiesiog žodinis, be jokių grafinių, be jokių vaizdinių elementų, buvo nutarta, kad pats žymuo savaime neturi skiriamojo požymio ir procedūra yra tokia, kad kai ekspertas pateikia savo neigiamą sprendimą, pareiškėjas gali paprašyti pakartotinės ekspertizės, pateikdamas papildomus įrodymus ir paaiškinimus, ir jeigu ekspertas vis dar nesutinka, galima kreiptis su apeliacinį skyrių, kas šiuo atveju ir buvo padaryta. Ir apeliacinis skyrius įvertinęs pateiktus įrodymus konstatavo, kad tiesa ir pats pigu.lt pareiškėjas jis neginčijo tos aplinkybės ir nesakė, kad pats savaime žymuo yra stiprus ir turi skiriamąjį požymį, tačiau pateikė įrodymus ir tikrai labai stiprius įrodymus, kad šitas žymuo pigu.lt tą skiriamąjį požymį įgijo per naudojimą. Praktikoje tai dažniau yra išimtis negu taisyklė, bet kokiu atveju tokia galimybė yra ir pagal pateiktus įrodymus buvo apklausos duomenys parodė, kad pigu.lt, jeigu klausiama respondentų spontaniškai, tai šitą elektroninę parduotuvę įvardėjo 73% apklaustųjų, o kai buvo parodytas lietuviškų internetinių parduotuvių sąrašas, tai parduotuvė pigu.lt nurodė žinantis net 96% apklaustųjų, tai čia, manyčiau, skaičiai yra labai labai dideli, net ne visada galbūt tokių aukštųjų reikia tam, kad būtų pripažintas skiriamojo požymio įgijimas. Ką dar taip pat parodė, kad pigu.lt savo elektroninės parduotuvės reklamai nuo 2013 iki 2018 metų skyrė tikrai labai daug lėšų tam, kad ženklas įeitų į rinką, įsitvirtintų rinkoje ir taptų atpažįstamu tarp vartotojų. Ir pateiktų įrodymų duomenimis 2015 pigu.lt sudarė 33% elektroninės prekybos rinkos, tuo tarpu 2018 metais pigu.lt pagal įrodymus pateiktus buvo pripažinta populiariausia elektroninė parduotuvė Lietuvoje. Tai ir aš, kiek žinau, ir į Brand Capital tyrimą buvo įtrauktas pigu.lt taip pat kaip galbūt ne į topus, bet į atpažįstamus ir vertinamus prekių ženklus. Tai apibendrinant savo pranešimą, visų pirma, dar kartą norėčiau pakartoti, kad bet kokie ženklai, kuriuos verslas sukuria ir naudoja, jie preziumuokime, kad yra geri, galbūt tik ne visi teisiškai stiprus ir tai reiškia, kad turi tam tikras rizikas būti, sakykime, įsivelti į tam tikrus teisinius konfliktus. Ir kas yra tie stiprus prekių ženklai apibendrinant, tai turbūt iš kitos pusės pasukčiau, kad tie, kurie nėra silpni savaime ir tie, kurie nėra tiesiogiai aprašomieji ir charakteristikas nurodantis,
tai jie vis preziumuojame, kad turi vienokį ar kitokį tą teisinio stiprumo laipsnį, kuo labiau atitolsta nuo prekių ar paslaugų, tuo labiau stipresniais juos galime vadinti. Tačiau bet kokiu atveju linkiu atsižvelgti į šituos teisinius niuansus, kuriant prekių ženklus, nes praktika rodo, kad teoriškai tai turėtų būti marketingas kartu su teisininkais, kuria prekių ženklą, tada įregistruoja ir tada ženklas išeina į rinką. O praktika rodo, kad būna taip, kad marketingas kuria prekių ženklą, ženklas išeina į rinką, tuomet yra paduodama paraiška ir tik tada situaciją pamato teisininkai, kai jau kyla kažkoks teisinis konfliktas. Tai iš tikrųjų linkiu, kaip įmanoma, labiau užbėgti tam už akių, kiek tik galite ir bet kokiu atveju linkiu, kad jūsų ženklai taptų mylimiausiais. Ačiū, Kristina. Žinokit, aš galvoju, kad didesnė dalis, sakyčiau, duočiau galvą, kad 90% rinkodaristų sakytų, kad jeigu kurti ženklus su teisininkais kartu, jų iš viso būtų neįmanoma sukurti. Tai dėl to geriau padaryti darbą ir prašyti atleidimo negu leidimo, nes kitu atveju galima tikrai labai ilgai užtrukti ir turėti visišką tuštumą su prekės ženklais. Ir paskutiniai dar klausimai yra, ar užtenka registruoti prekės ženklą Lietuvoje, nors prekiaujam pasaulyje, gal užtenka tiesiog Lietuvos kaip įrodymo, kad prekės ženklas kam priklauso. Tai matyt atsakymas yra ne, kad kiekviena rinka turi savo registraciją, ar ne? Taip, nes apsauga registracija yra teritorinio pobūdžio ir ten, kur mes registruojame, ten ir turime tą tikrąją apsaugą per išimtinių teisių suteikimą. Tai yra, jeigu veikiame Lietuvoje nacionalinė registracija, jeigu einame, tarkime, į 3, 4, 5 ar daugiau Europos valstybės, turbūt labiausiai verta galvoti apie ES prekių ženklą, jeigu rinkos išeina už ES ribų, yra tarptautinis apsaugos kelias, tai tų kelių yra. Ir, vėl, patarimas yra, kad apsauga eitų prieš, kaip registracija eitų prieš eksportą, nes vėlgi rizikos tam tikros, jeigu išvažiuojam su prekiam į užsienio rinkas ir pradedam eksportą ir ten mūsų konkurentai mus labai lengvai sudoroja per tai, kad neturime registruoto prekių ženklo, tai vėlgi yra tam tikra verslo rizika. Galima, aišku, veikti ir be apsaugos, bet klausimas, kiek tai kainuoja ir ar nepaprasčiau tiesiog užsiregistruoti ženklą. Ačiū, Kristina. Ir tiesiog, kol dar turėsim klausimų, nes yra dar Daivai likę klausimų, tai kolegos, kurie esat prisijungę į chatą, kolegos įmes apklausą, kad galėtume tiesiog jūsų trumpą įvertinimą gauti apie šitą mūsų webinarą, bet jis dar nesibaigė ir aš turiu klausimų dar iš pirmo pranešimo. Daiva, yra klausimas dėl metodikos, bet man atrodo, jūs minėjot, kad tai buvo reprezentatyvus tyrimas, ar ne, ir Lietuvoje, ir visose Baltijos valstybėse. Tai, sakykime, tas kaip ir atsakyta. Kitas klausimas buvo, kažin kokia galėtų būti situacija su mažais nišiniais prekių ženklais, kokie galėtų būti jų patikimumo matyti rodikliai. Čia gal išskirtinumas labiausiai išryškėtų ir koks tas išskirtinumas galėtų būti. Ir kitas klausimas dėl valstybinius prekių ženklų, pagal ką būtų galima vertinti, ar jie patinka vartotojams, kokius atributus dėti į valstybinius prekių ženklus. Tai tokie 2 klausimai dar būtų. Tai pradėsiu nuo pirmo apie nišinius prekės ženklus ir mažus. Tai taip, jie yra ir vartotojai juos renkasi ir jie galbūt tam tikrai žmonių grupiai labai patinka, bet reikia įsivaizduoti, kad šitas tyrimas yra bendras ir klausia bendros Lietuvos gyventojų nuomonės. Tai jeigu mažas ir nišinis prekės ženklas yra mažai žinomas, tai jisai labai gaus ir mažus patikimo rodiklius. Tai jeigu aš nežinau, aš negaliu sakyti, ar man patinka ar nepatinka. Tai turime problemų iš tikrųjų tirdami nišinius prekės ženklus ir netgi ne visai nišinius, kai kuriuos, kurie atrodo mūsų akimis pakankamai dideli, įtraukdami į sąrašą mes matome tikrai labai menką patikimą.
Tai jeigu atsakymas toks tenkina, tai taip, bet šiaip tai, kaip, jeigu jie veikia, tie prekės ženklai, jeigu jie sėkmingai veikia, tai viskas su jais vadinasi gerai. Toliau, kalbant apie valstybinės įmonės, valstybės įmonės daro kitokio pobūdžio tyrimus, čia gal Artūras geriau pakomentuos, daro reputacijos tyrimus, ar taip jie vadinasi. Mes esame traukę, o mūsų kolegų, mes esame traukę keletą valstybinių įmonių į savo tyrimą, mes esame traukę politinės partijas į savo tyrimą, mūsų kolegos Latviai gana išsamų valstybinių įmonių sąrašą traukia, tyrė netgi miestus pagal jų patikimą. Tai tas tyrimas yra gana lankstus, nes klausimai yra užduodami tokie labai paprasti, ar tau patinka, tu pirktum, naudotum, ar galbūt pirktum, naudotum, ar nepirktum, nenaudotum, ar žinai, ar nežinai ir taip toliau. Matyt, čia jeigu šnekėti apie valstybinės ne tik įstaigas, bet organizacijas, kaip, sakykime, ne įmonės, o įstaigas, tai čia jau būtų matyti klausimas yra, nes valstybinės įstaigos, ne įmonės, jos turi savo tikslą aptarnauti, teikti visuomeninės paslaugas, ar ne? Ir čia yra paslaugų kokybė, matyt, būtų vienas iš esminių dalykų. Kai, sakykime, ar tau serverius užpila ir kažkas negali mėnesį arba ten kelias savaitės prieiti, ar dar kažkas nutinka, tai natūralu, matyt, čia atributas būtent tų paslaugų prieinamumas, kokybė, čia trumpai replikuojant į Daivos atsakymą. Ir Daiva, dar kitas klausimas iš karto, o kiek laiko jūs kaip prekės ženklų specialistai rinkodaros, sakykime, rekomenduotumėt atsinaujinti? Kaip dažnai? Koks yra ciklas prekės ženklo atsinaujinimo? Kada jau reikia atsinaujinti ir eiti pas Kristiną registruoti vėl šitą naujo vizualo? Labai priklauso. Yra kategorijos, kurios yra labai greitai besikeičiančios, kaip pavyzdžiui telekomunikacijos, ir yra kategorijos, kurios gal mažiau keičiasi, pavyzdžiui, prekybos centrai. Yra ir tam tikrų kaštų susijusių su tuo, nes tarkime, jeigu pabandai pakeisti prekybos centro pavadinimą, iš karto patiri labai didelius kaštus susijusius su iškabų perkabinimu. Tai, žodžiu, reikia pasiskaičiuoti gerai. Tai kiekvienas yra labai individualus atvejis ir čia tokios taisyklės negali išvesti. Man atrodo, yra natūralesnis dalykas, kaip tuos pokyčius padiktuoja ne prekės ženklo, bet produkto pačio inovacijos. Tai jeigu turi kažką naują, turi kažkokį tai esminį patobulinimą, ar turi naują produktą, tai tu ir atsinaujini. Tai viskas, man atrodo, čia natūraliai turėtų vykti be jokių dirbtinių tokių forsavimų. Aišku, būna taip, kad tu matai, kad, pavyzdžiui, prekės ženklo kažkokio dizainas yra moraliai pasedęs, ar pavadinimas jau nebetinka, nes jisai nori, tarkim, yra kažkoks lietuviškas sunkiai ištariamas žodis, o jisai nori eiti į tarptautinės rinkas. Tai bet vėlgi kažkaip ta situacija labiau padiktuoja. Jo, ir čia, kai Aidas kalbėjo truputėlį apie Lietuvos geležinkelius, jis paminėjo, kaip sakyti, akcininkų atstovą ir buvo klausimas iš kolegų, o kaip veikia būtent vadovaujančios asmens problemos pačią, sakykime, tą negatyvią informaciją, kiek gauna būtent pati įstaiga arba įmonė. Aidai, ar jūs esat kažkada žiūrėję, sakykime, koreliacijas tarp neigiamo vadovo, sakykime, čia šnekame apie valstybinės ar ne įstaigas, neigiamas vadovo, sakykime, padengimą žiniasklaidoje ir bendrai įstaigos, ar ne? Taip, ir ko gero sąžiningiausias atsakymas į tokį klausimą būtų, kad nėra vieno principo, nėra vieno dėsnio, kurio remiantis būtų galima pasakyti, kad taip veikia arba neveikia. Labai daug priklauso nuo asmenybės. Jeigu vadovas yra charizmatiškas, jeigu jisai yra labai ryškus, jis gali būti suvokiamas apskritai atskirai nuo jo vadovaujamos institucijos. Iš tikrųjų, šiandien dienai nėra, ko gero, vieno patikimo recepto, kuris leistų pasakyti, va štai šito asmens problemos duos neigiamą naštą
jo vadovaujamos organizacijos įmonės reputacijai, o štai šitas gali daryti, ką nori ir jo vadovaujamos įmonės ar organizacijos reputacija nenukentės. Iš tikrųjų paradoksalu, bet atsakymo nėra. Ir jeigu galima, Artūrai, aš šiek tiek norėčiau trigrašį įkišti į prieš tai atsakytą Daivos klausimą apie tai, kada verta keisti pavadinimą. Pavyzdžiui, mes kaip informacinės erdvės stebėtojai ir analizuotojai matome, kad jeigu įmonės arba organizacijos susiduria su labai didelėmis reputacinėmis problemomis, kartais prekės ženklo keitimas ir vizualinės, ir to žodinės dalies apsimoka, nes jisai momentaliai ištrina praeitį. Ta prasme, žmonės kurį laiką prisimins, kad čia tie patys, kurie prisidirbo, bet po kurio laiko tikrai pasimirš. Ir kai nelieka nei vizualaus, nei verbalinio, žodinio žodinės sąsajos su praeitimi, tai padeda ištrinti praeities nuodėmes. Ir tai tuo nesykį naudotasi praeityje ir bus naudojamasi ateityje. Ačiū. Dar tiesiog priminti, nes važiuojam jau į 2 valandos pabaigą, tie, kurie, sakykime, kolegos dar neužpildėt būtent anketą, tai tikrai prašau pasižiūrėkit, čia yra Zoom nuoroda, padarykit tai, nes mums tikrai labai yra įdomu žinoti jūsų nuomonę apie šitą webinarą. Ir matyt, paskutiniai porą klausimų. Daivai, patikslinkit, pavyzdžiui, jeigu nėra nei inovacijų, nei nieko, bet ženklas tiesiog gerai žinomas, bet ir labai ilgai gyvuojantis, kas kiek laiko patį vizualą atsinaujant, nes matyt vis tiek ir dizaino kažkokie dalykai kinta, žmonių skoniai, sakykime, tuo požiūriu kinta. Koks tas turėtų būti? 3 metai, 5 metai, nežinau, 10 metų? Jo, visi nori taisyklių, o čia yra tas rytis, kur taisyklius labai sunku brėžti. Kažkada tai domėjausi tuo klausimu, kas kiek laiko reikia atnaujinti, čia tikriausiai apie logotipą eina kalba, nes klausama apie vizualiką. Tai tose kategorijos, kurios greitai kinta, tai korekcijas daromos maždaug vidutiniškai kas 5 metai. Tai greitai tai turiu galvoje technologijas, telekomunikacijas ir panašaus pobūdžio kategorijas. Kitur šie pakeitimai gali, ta prasme, tarp pakeitimų periodas gali būti ir ilgesnis, tai ir 10 metų. Bet vėl labai yra daug, kurios yra susijusios kurias padiktuoja pati rinka. Tai kažkas jūs įsigijo, pasikeitė savininkas, su kažkuo jūs įsijungėt. Įsivaizduokit, per 10 metų kiek dalykų gali įvykti. Ir tas pakeitimas pakeitimui nelygų, kita vertus. Tai tos kosmetinės korekcijas, kurias paprastas vartotojas gal ir net nepastebės, ten truputį atspalvis pasikeitė ar kažkokia uodegėlė prisidėjo, tai jas gali daryti ir gana dažnai prekės ženklai. Bet tokius matomus ir apčiuopamus, tai tas laiko tarpas yra ilgesnis. Ir klausimą Kristinai, pavyzdžiui, sako, jeigu yra socialinės paslaugas teikianti valstybinio sektoriaus, sakykime, įstaiga, ar verta tokį prekės ženklą tikslingai registruoti? Priklausomai nuo to, kaip tai naudojama rinkoje, jeigu tai labai siaura sritis, labai siaura, sakykime, vartotojų, tikslinės auditorijos ratas, tai kaip minėjau, jeigu turite logotipą, turite pavadinimą, kuris yra registruotas kaip valstybinės institucijos pavadinimas, galbūt tos išimtinių teisių apsaugos būtinai per prekių ženklo registraciją nėra būtina, nes apskritai kažkokį žymenį galima naudoti be registracijos, nes prekių ženklo registracija nėra privaloma administracinė prievolė. Tiesiog mums registracijos reikia tada, kai norime eiti į rinką ir norime rinkoje, tiesiog tai pavadinkim, įsismeigti vėliavėlį ir sakyti, šitoje rinkoje
šitas žymuo yra mano ir aš noriu būti per jį atpažįstamas. Tai čia reikėtų įsivertinti tą riziką, kokioje aplinkoje aš veiksiu, koks yra konkurencingumo lygis, kopijuos mane, nekopijuos, kiek man svarbu nuo to apsisaugoti. Tokie, manyčiau, pagrindiniai būtų argumentai apsisprendžiant. Gerai, dėkui labai, nes iš tikrųjų aš manau, kad mes galėtume šnekėti labai daug ir ilgai apie visus tuos kampus, ar ne, pradedant nuo to, kokie prekės ženklai yra ir kokie turėtų būti jų atributai iš rinkodaros pusės. Kitas dalykas, kaip prekės ženklai atrodo žiniasklaidoje ir būtent jų buvimas ir kas yra įdomu, ir Kristina minėjo, kad PIGU.lt buvo pripažintas kaip turintis išskirtinumo vien dėl to, kad buvo labai daug ir žiniasklaidoje ir kitas dalykas rinkos dalis, kurią užėmė. Tai matyt, bandant kolegoms, kurie dirba rinkodarai ir komunikacijai, kurti stiprius prekės ženklus, visi šitie aspektai yra svarbus ir ką Daiva pradžioje minėjo, tai yra kad neužtenka komunikuoti. Pirmiausia, dar yra ir pats produktas ir paslauga, ar jinai tenkina vartotoją ir ar jis yra tinkamas. Komunikacija, kaip visą laiką sakau, yra antrinis dalykas nuo to, ką mes darome, bet taip pat svarbi ir aišku, vienareikšmiškai, kad galime susikurti labai gerą prekės ženklą, bet jeigu per vėlai nueisim pas teisininkus ir pas išmanančius patentų reikalus, gali būti, kad tiesiog mes jį galim prarasti vien dėl to, arba neturėti jo unikalaus, vien dėl to, kad laiku apie tai nepagalvojom. Tai iš tikrųjų aš šiandien norėčiau labai padėkoti visiems ir dalyviams, kurie klausėsi mūsų. Labai nuoširdžiai dėkoju Daivai, iš tikrųjų labai smagu buvo klausytis. Kristina, ačiū irgi labai už įžvalgas ir už praktiškai tiesioginės konsultacijas dėl kai kurių klausimų susijusių su ženklų registravimu. Kaip visada, Aidas su krūva duomenų iš žiniasklaidos analitika. Labai ačiū. Labai smagu Jūs matyti. Manau, kad tikrai turim daug temų tęsimui ir ta socialinė atsakomybė ir visi kiti dalykai. Tai ačiū Jums labai, dėkui ir gero vakaro ir matau, kad anketą visgi atsiųs elektroniniu paštu kolegom, nes turėjom kažkokių techninių truputėlį kliūčių prisijungti prie jos per šitą Zoom konferenciją dabar. Tai ir kaip minėjo kolegos, tiesiog rašė, kad vaizdo įrašą šito webinaro bus galima, tie, kas registravosi, bus galima gauti nuorodas jau po šito webinaro, kai bus vaizdo įrašas sumontuotas. Tai ačiū Jums labai, gero vakaro ir likit sveiki. Ačiū visiems. Ačiū visiems. Ačiū Jums ir iki.